Dieną visiems tarybos nariams, kurie yra gyvi čia, o už ekrano irgi gyvi, bet už ekrano Reda ir Živilė yra. Linas Memys truputėlį vėluoja, kiek supratau, ne? Sekretariatas pranešė. Tai šiandien turime darbotvarkėje 9 klausimus. Tai ar būtų papildymų, kokių pasiūlymų, ar priimam, kaip yra pateikta? Reda, kaip jūs? Kaip pateikta, pritariu. Kaip pateikta. Živilė irgi yra tikriausia, nors nematom, bet yra tikriausia pritarė. Tai tada keliaujam į antrą klausimą. Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų ataskaito rinkinio ir veiklos. Pranešėja būtų Alma Karvelienė. Prašom. Labą dieną. Pristatau 2025 metų veiklos ataskaitą ir tarnyba veiklą vykdė pagal su savivaldybės tarybos kontrolės komitetų suderintų ir kontrolieriaus patvirtintą veiklos planą. Atliko visus veiklos plane numatytus auditus, kontrolės ir kitas veiklas parengė ir pateikė teisės aktais nustatytas ir savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingas išvadas. Teikdama audito ataskaitas ir rekomendacijas, tarnyba siekia didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomeniai. Trumpai pristatysiu visus darbus. Baigti 2 veiklos auditai per 25 metus, 1 finansinis teisėtumo auditas, pateikta išvada dėl savivaldybės 24 metų ataskaitų rinkinio, pateiktos 2 išvados dėl ilgalaikės paskolos ėmimo, išvada dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros, pateikta 24 metų tarnybos veiklos ataskaita, metų eigoje atlikus auditus pateiktos 59 rekomendacijos audituotiems subjektams, išnagrinėti 4 gyventojų skundai ir prašymai, išleista 50 įsakymų, išsiųsti 79 raštai, gauti 92 raštai. Atliktas, dabar apie kiekvieną auditą gal trumpai, savivaldybės metinių ataskaitų rinkinių auditas ir išvados teikimas. Vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, iki gegužės 15 dienos, kiekvienais metais mes atliekame praėjusių metų ataskaitų rinkinių auditą. Taip buvo ir už 24 metus, atlikom 25 ir pateikėm išvadą. Audito metu pateikta 41 rekomendacija, iki metų pabaigos 39 rekomendacijos buvo įgyvendintos, 2 rekomendacijoms buvo pratęstas įgyvendinimo terminas. Pagrindiniai faktai iš audito, tai šitame rinkinyje konsoliduojasi 63 viešojo sektoriaus subjektų duomenys, 69 asignavimo valdytojų duomenys. Ir 12 metų iš eilės nustatome reikšmingų finansinių ataskaitų rinkinį duomenų iškraipimo, čia dėl nebaigtos statybos pagrindinai eina. Dar vis eina į priekį geriau, bet dar biškėlį trūksta. 7,5% turtų duomenų teisingumo finansinių ataskaitų rinkinyje negalėjome patvirtinti. 12 metų iš eilės biudžeto vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atvejais yra teisingos ir buvo pareikšta sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinių ir besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių. Atliktas Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos vertinimas ir audito subjektas buvo Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir biudžetinės kultūros įstaigos. Pagrindiniai audito klausimai: ar kultūros įstaigų veiklos planavimas orientuotas į visuomenės poreikius, ar savivaldybės nustatyti kultūros įstaigoms tikslai leidžia įvertinti veiklos efektyvumą ir ar kultūros įstaigos veikia efektyviai. Atlikus auditą pateiktos 8 rekomendacijos, kurių įgyvendinimo terminas pratęstas į šios 26 metus, nespėjau ten dar susitvarkyti. Gal aš čia tų rezultatų trumpai yra aprašyti, šio nepasiskaitys kiekvieną. Kitas veiklos auditas tai Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų ir renginių rėmimo vertinimas. Pagrindiniai audito klausimai tai ar savivaldybės programos uždavinio skatinti remti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklą priemonės buvo įgyvendinamos efektyviai,
Ir kitas buvo, ar buvo užtikrinta veiksminga projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė. Audituojamas subjektas Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Atlikus auditą pateikta 10 rekomendacijų ir jų įgyvendinimo. Terminas yra šie metai, nes ataskaita surašyta gruodžio pabaigoje. Irgi trumpai yra aprašyta, kas nustatyta. Audito ataskaitos yra paskelbtos mūsų internetiniam puslapyje. Tarnyba vykdydama savo funkcijas parengė ir pateikė savivaldybės tarybai sprendimų priėmimui reikalingas išvadas. Tai dėl Mažeikių rajono savivaldybės 24 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Kita buvo dėl galimybės Mažeikių rajono savivaldybėje prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros ir 2 išvados dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Tarnyba vykdydama jau 26 metų veiklos planą rugsėjo mėnesį pradėjo 25 metų ataskaitų rinkinių savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinį ir atitikties auditą. Ir iki metų pabaigos buvo atliktos planavimo procedūros, parengta strategija, nustatytos reikšmingos ir rizikingos sritys. Taip pat, vykdant vietos savivaldos įstatyme numatytą funkcijas, tarnyba nagrinėjo iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo jų ir teikė išvadas dėl tokio tyrimų rezultatų. Per 25 metus gauti 4 gyventojų prašymai, skundai, į kuriuos buvo atsakyta. Praėjusių metų pavasarį pateikėme tarnybos veiklos ataskaitą už 2024 metus. Rinkinį tvirtino savivaldybės taryba, taip kaip ir šis rinkinys, kad eis į tarybą. Kaip jau minėjau, audituotiems subjektams per 25 metus vykdymui buvo pateiktos 59 rekomendacijos. Mes stebime ir fiksuojame kiekvienos auditų rekomendacijos įgyvendinimą, nes tik taip galime įvertinti auditų poveikį. Tai va, iš tų 59, 39 įgyvendintos per metus, 10 nesuėjęs terminas, 9 pratęstas terminas, dar 9 įgyvendintos iš ankstesnių auditų, taip kaip dabar persikėlė, ir 1 neįgyvendinta. Tai mūsų tarnybos finansiniai duomenys per 2025 metus panaudota 268,7 tūkstančiai eurų. 96% yra darbo užmokesčiui, komandiruotėm 0,6, kvalifikacijos kėlimui 1,12%, komunalinių paslaugų įsigijimui 0,33, informacinių technologijų prekiam 0,71%, kitų prekių ir paslaugų įsigijimas 0,52% ir darbdavio socialinė parama 0,15%. Tarnybos komandą sudaro 5 valstybės tarnautojai. Visi per praėjusius metus kėlė kvalifikaciją, 30% mokymų buvo organizuota nuotoliniu būdu ir kiekvienam darbuotojui teko vidutiniškai po 30 akademinių valandų. Ir 80% visų mokymų yra skirta apskaitai ir auditui. Trumpai tiek. Tai ačiū. Ar turėtume klausimų? Ne. Tamiai pateiktas, dėliuotas. Nu, kaip visada labai tvarkingai. Struotai. Man patinka. Nu. Aš tik tai gal Živilė, Reda. Nėra klausimų, kiek suprantu. Aš tik vieną klausimą turėčiau, šiaip gal mano trūkumas. Yra vienas punktas ten lentelė. Nekilnojamo, nematerialio turto grupės rūšis. Prestižas. Ai, ne, čia yra apskaitos politikos, jūs skaitot iš aiškinamojo rašto, ne? Jo, čia yra apskaitos. Tiesiog mano nuomonė, aš radau tokia. Ne. Ir kai standartas čia toks eina ir čia pas visus, aš net netkreipiau dėmesį, kad toks įrašytas pas mus, mes tokių dalykų net ir iš vis mes turtų praktiškai nieko neturim. Viskas yra duota pagal šitą panaudą. Bet aš... Nes ir finansinė ataskaita aš čia neatsinešiau, bet va ten priekį, kad atverstumėt, jūs matytumėt, kad nieko nėra, ten tik tas yra. Jo, ten tušęs, ten bet kai žiūrėjau, kaip sakau...
tarnautojas, sakyti, užmeščia net. Ką tas jo ir Ką tas reiškia? ką tas reiškia, iš tikrųjų, įdomu, nekilnojamas turtas, nesuprantu, internetinės ant paslaugos įgymas, dar visokie ten, o čia tokie. Tai tada tikrai ačiū, pritarėm. Reikalingas pritarimas, taip, visi vienbalsiai pritarėm. Ačiū. Antras klausimas, trečias klausimas, informacija iš tikrųjų čia būtų apie 26 metų pirmo ketvirčio rekomendacijų įgyvendinimą. Pranešėjai būtų kontrolės pavaduotoja Loreta Dimienė. Prašom. Labą dieną. Pristatau rekomendacijų įgyvendinimą per 26 metus pirmą ketvirtį. Kaip ir minėjo prieš tai ataskaitą pristatant kontrolierę, yra persikelusios rekomendacijos 8 iš pernai metų. Tai iš biudžetinių kultūros įstaigų veiklos vertinimo audito, kadangi buvo dėl tam tikrų objektyvių priežasčių pratęstas terminas iki balandžio 10, tai yra šiandien dienos. Tai nieko negaliu pakomentuoti, nes gavau informaciją, kurios nespėjau tiesiog šiandien fiziškai vertinti. Kitos rekomendacijos, kurios suėjo pirmą ketvirtį, tai baigtam auditui gruodžio mėnesį praeitų metų, tai yra su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų ir renginių rėmimo vertinime. Rekomendacijos terminas suėjusios 2. Viena rekomendacija yra įgyvendinta, o dėl kitos rekomendacijos gegužės mėnesį dėl tvarkos aprašo bus teikiama tarybai. Taip pat gavau šiandien tokią informaciją, bet pilnai iki galo nesusipažinau. Kitų rekomendacijų, kurios būtų neįgyvendintos arba nepratęstos arba piktybiškai neįgyvendintos, ką jau buvau anksčiau atėjęs, tik tokių nėra. Tai trumpa informacija tik tokia. Kitam komitetui po kito ketvirčio pristatysiu, jeigu turėsiu naują kažką. Ačiū. Tiesiog turim klausimų. Ačiū. Reda, Vilė. Aš taip pasiklausčiau, o kaip dėl to darželio, ten nesisprendė tas likimas kažkaip, aprašai tie darbuotojų? Prieitam komitete jūs buvote įsikvietę ir vadovą ir kaip aiškėjo, kad centralizuotas vidaus auditas taip pat atlieka auditą ir buvo perduota visi duomenys ir medžiaga jiems. Mums ši rekomendacija nebeaktuali, kadangi praėjo labai daug laiko ir naujas auditas šiuo metu jų atžvilgių neatliekamas. Jis yra bereikšmis, tai perduota visa pasenusi rekomendacija, sakykim taip, perduota vidaus auditas skyriui. Bet jie pasižiūrės, jie dabar. Lauk dabar, kas nauja bus jau, ne, kai bus vidaus auditas. Iš mūsų pusės nieko nestampa nebeaktuali, aš šią rekomendaciją nebeteisiu, nebent kaip papuls per atranką kontrolierius, kai atsirinks ir bus vėl tie patys dalykai tikrinami ir jeigu tada paaiškės ir vėl tada sukčias toks mechanizmas. Nes tai rotaciniu būdu vis tiek tos išlygos yra peržiūrimos. Aš tik gal norėčiau prie to paties sureaguoti, kadangi posėdis praeitas irgi buvo viešas, tai aš buvau gavęs elektroninį laišką. Laiškas buvo iš mokytojų, kaip yra profsąjungos. Ir sureagavo ten ir mokytojas Baltutis profsąjungos, o paskui dar ten vieną, nežinau, ar sakė, kad mes nesam vienų klausimų, mums biškai, kaip aš noriu pasakyti, mums biškai melavo direktorė. Aš sakiau, kad profsąjunga. Jo, kad nieko nežinau, sako, nesam buvę nei vieną posėdį kviesti ir jokių kompetencijų ar kažkokių pareigybių nederinom nei vienų klausimų. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, biškai yra nepagarba ir mūsų komitetui ir šitų žmonių atžvilgių mokytojų profsąjungai, kadangi, nei jie kvietė, nei dalyvavo, nei svarstė, o mums pasakė, kad čia tiek užtrunka, kadangi derina kiekvieną klausimą, kiekvieną punktą, tai čia, sakyčiau. Pirmininkai, jeigu atsimenat, aš tada ir akcentuoju, kad profsąjunga tikrai prie pareiginio aprašo nesikiša, tai prasme, nebent jeigu įvyksta kažkas, už tai aš suabejojau. Jeigu pakviestų, gal į diskusiją, gal ir ateitų, žinai, bet kad jie nekviesti net nebuvo, minėjo taip, raštą, turiu oficialų raštą, jeigu kam įdomu, galiu persiųsti, nes čia yra profsąjungos rašytas. Čia žmonės sureagavo turbūt į neteisybę, ne todėl, kad nėra ta profsąjunga toks baubas, kaip čia bandoma nupiešti, aš tai daug metų turim organizaciją ir sakiau už tai tada, kad čia tiesiog neįtikėtinai man skambėjo, bet čia. Tai aš turėjau tokią misiją, kad jums žinotumėt, kad, ta prasme, kad buvo kreiptas ir tie žmonės. Vadovo neveikimas tiesiog. Taip, ko gero, čia susidūrėm su šito. Tai dėkui dėl trečio klausimo informaciją išklausom. Klausimų daugiau nėra. Keliaujam prie ketvirto.
Dėl 25 metais 12 mėnesio 30 dieną kontrolės posėdėje mes svarstėme liberalų frakcijos pateiktą medžiagą apie, čia kaip suprantam, yra viešojo pirkimo dėl gėlių, kur liberalai klausė dėl administracijos direktoriaus Pociaus ir jo šeimos verslo. Tai va čia tas klausimas yra, ar mes gavom, pridėjom tai papildomai, ką buvo dar tai patikslinta medžiaga, klausimus atsiuntė liberalų frakcijos čia lyderis, tikriausiai Virginijus Songaila. Tai nežinau, kiek čia mums ta medžiaga, jo tie papildomi klausimai iš tikrųjų padėjo šitoj srity. Tai nežinau, ar turit kažkokių dar pamąstymų, klausimų arba minčių dėl tų viešo pirkimo ir to sąlyčio tarp administracijos direktoriaus ir šeimos verslo? Ar yra kažkokių pamąstymų papildomų, ar čia mums padėjo tie papildomi klausimai, ar mes čia turim nuspręsti? Vat Linas negi prisijungia, gal Linas kažką greitai gali įkvėpęs oro sureaguoti? Iš tikrųjų. Ten, ką aš mačiau, kokią medžiagą, tai tik tai buvo atsiųsti dokumentai, kokie buvo užklausimai ir viskas, daugiau tai jokių atsakymų nebuvo. Tai, nežinau, tai taip labai įdomiai, nes jeigu yra užklausimas, tai turėtų būti ir kažkoks atsakymas iš savivaldybės pusės, iš administracijos. Bet kiek buvo kreiptasi, jokių atsakymų nėra, todėl tie dokumentai atsidūrė ir pas mus komitete. Tai, ačiū. Tatjana, gal jūs tokia mintį, ar jums kažkas čia? Man tos mintis tos pačios kaip ir praeitą kartą. Aš sakau, nesivadovauju ten, kas ką sakė, kas ką pasakė, jeigu žmonės ten, sakykime, turi kažkokį verslą ir tapatinti. Aš nemanau, kad čia mes turim kompetenciją pagal tuos. Aš noriu pasakyti, aš dar kartą atsiverčiau savivaldos galiojančią redakciją įstatymo ir dabar skaitau, ką kontrolės komitetas gali ir ką jie ir pagrinde tai yra siūlo atlikti nepriklausomą turto lėšų naudojimo, ten pritarė, svarsto kontrolės ir audito. Dabar aš tai pasijaučiu iš tų klausimų, kad mes kaip kokia, tokia, net nežinau, kokiai tarnybai mus prilygina, kad mes čia turime dabar išsitirti. Aš nemanau, kad tai yra mūsų kompetencijai, o jeigu žmonėm kyla kažkokių tai klausimų, tai juk yra atitinkamos tarnybos, kurios gali tai nuspręsti, nors aš abejoju tais visais. Aš tikrai esu žmogus, gyvenu pasitikėjimo principu. Jeigu klausėt, tai yra mano subjektyvi nuomonė. Nes man tai išvardinti dabar to laiško prisegto jūsų lyderio ten klausimai, ar ten susiję ar nesusiję. Čia dabar mes turėtume elgtis, ir aš manau turėtų atsakyti tos klausimus. Nežinau, gal kolegės turi kitą nuomonę. Reda, Živilė, sureaguokit. Aš pritariu Tatjanos nuomonė ir nesiūlau jokio tyrimų daryti. Viskas yra vieša. Ir aš lygiai taip pat galvočiau, jeigu mato kažkokį tai nusikaltimą, tam yra STT ir turėtų kreiptis ten, o ne į kontrolės komitetą. Nes aš dar kartelį, kaip ir savivaldos mūsų įstatymai, yra parašyta ten, kaip audito, kontrolės audito, bet nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus. Tai va šitas punktas. O čia yra gauta, kiek suprantu, frakcijos, bet tai tai net nežinau, kaip čia, ir mes čia tų tokių raštų gaunam, tai toks jausmas, kad mes dabar turim tirti, frakcijai kažkas užkliuvo ir mumis, aš galiu dėliotis dokumentus, moku skaityti, bet nežinau, ar tai yra mūsų prievolė ir kompetencija. Taip, sutinku Tatjana šitoje vietoje, bet mes kalbėjom pačioje pradžioje, kol posėdis nebuvo prasidėjęs, iš tikrųjų aš kreipiausi ir į vyriausybės atstovą, jis negali konkrečiai išaiškinti, ar ten 9 punkte tarybos nariai nėra priskirti prie asmenų. Tai siūlyčiau, kol nėra iš tikrųjų išaiškinimo, nes
toks ir pageidavimas būtų, kad mūsų komitetas kreiptųsi vidaus reikalų ministeriją, kad išaiškinimą pateiktų, ar tarybos narys yra priskiriamas būtent tam punktui 9 prie asmenų ir ar turime nagrinėti, ar iš tikrųjų užtenka pačios tarybos nario, kaip sakant, įstatymų bazės, kuris gali ginti, ieškoti, reikalauti ir taip toliau. Ar vis dėlto turime, bet kol kas, kol nėra išaiškinimo, kad nebūtų vėl kažkaip, manau, kad mums nėra sunku, arba pasakyti, kad čia ir parašyti liberalų frakcijai, kad mes iš tikrųjų nepradedam to tyrimo ir tiesiog jie turi pakankamai galimybių kitais keliais ieškoti tiesos. Ar iš tikrųjų perduoda, aš iš tikrųjų pritariu Tatjanai, kad tikriausiai nėra kontrolės komiteto kompetencija, bet mes paskutinių punktų galim persiųsti, nagrinėti kitam kažkokiam institucijom arba įstaigom. Tai mes galėtume Živilę antikorupcinis, jeigu čia būtų, tai mes galėtume nebent jum persiųsti, čia tikrai būtų jūsų kompetencija pasižiūrėti ir nagrinėti. Taip, nes tikrai kontrolės komitetas neturėtų nagrinėti, nes čia aš vienareikšmiškai, jeigu galimai čia yra kažkas tai su ta šeima ir ten, tarkime, verslu ir taip toliau, tai čia tikrai, tai korupcijos, kaip sakant, jau toksai pareina lygmuo, tikrai ne kontrolės kompetencija. Tai nežinau, jeigu balsuojam, jeigu rankelę pakeliam ir pritarėm, kad persiunčiam antikorupcinę, jeigu pasižiūrė, jeigu ne, tada mes tiesiog siūlyčiau, kad atsakymą duodam, kad tiesiog kitais keliais ieško tiesos, jeigu nesutinka ir mato liberalai, kad čia yra problema kažkokia. Tai. Aišku, to atsakymo mes negavom, kaip Linas sako, čia biškeliuką gal administracijai, sureaguoti į kontrolės komiteto prašymą, kad administracija pateiktų kažkokį tai, parašytų, nieko nėra, viskas tvarkoja, viskas vykdoma įstatymų rėmuose, mes, kaip Skvernelis sako, jaučiamės ramus, tai ir viskas tvarkoja. Sakė, tai nėra sunku ir tai pakartoti iš tikrųjų, jeigu jaučiamės ramus. Pauliau, dabar aš savo nuomonę, taip, antikorupcija, bet mes lygiai tą patį, ką padarysim, ką galim ir dabar padaryti, perduoti tiesiog aukštesnėm institucijom, jeigu ten pamatytų, kad kas yra, tai pačiai sakau, STT. Ne tik Živilė, jūs galite tiesiog dar pabandyti iš savo, kaip gal, žinai, iš tikrųjų, aš taip įtariu, gal administracija mano, kad tikrai čia nėra kontrolės komiteto kompetencija, šitą klausimą nagrinėti, dėl to jie neatsakinėja. Kadangi tai tikrai bus jūsų kompetencijų atsakinėti, gal, kai jūs kreipsit, paprašysit kažkokio paaiškinimo, gal jums ir paaiškins. Mes nežinom, aš mažai nežinau, kodėl neatsakė. Kodėl nieko, kaip Linas sako, tiesiog tikrai, nieko nėra pridėta. Kas turėt komentarą? Raštas, kurį ir gavom, dabar jūs pridėt mum, kad visa informacija apie administracijos ir savivaldybės priklausančių įmonių ir, čia 12, dabar, kur buvom atidėję. Čia buvo dėl prašymo, tai meras liberalų sąjūdžiui ten lapkričio 28 prašymą išnagrinėjo ir teikė atsakymą. Visa išsami informacija apie Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybei priklausančių įmonių ir Mažeikių rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų organizuojamus viešuosius pirkimus, nustatytis laimėtojus ir sudarytas sutartis, ten yra paskelbta. Nes čia dabar žiūrėkit, aš vėl grįžtu, man taip gaila laiko, bet kadangi mes esam jau, mes tiesiog privalom vieną kartą išsinagrinėti ir padėti arba tašką, arba kaip jūs pirmininkė sakot, reikia kažkur tai, aš skaitydama pridėtą ten, sakykim, laišką prie medžiagos, čia jūs persiuntėt gerbiamo kolegos pirmininko. Tai čia prašymas, čia kovo 6 buvo, ar ne? Ir čia išvardinta vėl galimo interesų konflikto ir prašom ten rajono savivaldybės administracijos ar šeimos verslų ir prašom pateikti informaciją ir atsakyti šios klausimus. Ir čia šitie klausimai tokie, žinot, aš toksai, ar Mažeikių savivaldybės organizuotose konkursuose, jau dabar sukonkretino, dėl skintų gėlių, nes praeitą kartą pateikė, kad visokiom gėlėm ir taip toliau, dėl skintų gėlių, ten galimų organizavimo sąsajų yra
dalyvavusi ir laimėjusi administracijos direktoriaus Pociaus sutuoktinės įmonę. Antras, jei taip, kiek metų ši įmonė laimi savivaldybės. Suprantat, aš tai toksai man, nežinau, ar čia mum? Čia gal ne mum, bet antikorupcijos. Kontrolės, pažiūrėkite, yra parašyta, pirmininkė, jum laišku išrašyta, sudėti klausimai, ar administracijos direktorius Pocius yra šios įmonės akcininkas ar bendrasavininkas. Kaip jūs dabar įsivaizduojat save, va dabar pirmininkė jums pateikė mum kontrolės, kaip mes įsivaizduojam nagrinėti šitos klausimus, kur čia mes turėtumėm kreiptis ir ką. Ir toliau dar prie viso to, dėl UAB TRAC veiklos. Vėl čia, tokia makaliūza, aš nežinau, ką mes čia turėtumėm, gal kolega jūs, nes čia tikrai, gal aš kažkaip nelabai suprantu, kaip čia mes turėtumėm visi dabar elgtis, nes jūs irgi esate šitam komitete ir esate atsakingas lygiai taip pat kaip ir mes. Kaip dabar čia turėtumėm susimoderuoti savo šitą darbą, kur čia mes turėtumėm pulti ir kibti? Ar pas merę eiti su šito prašymu, ar čia pirmininkas, kaip mes čia dabar įsivaizduokim, kaip mes čia dabar turėtumėm dirbti. Aš gal, truputėlį esu pasimetus, gauti tokį laišką, aš tai nežinau. Kaip čia dabar mes turime elgtis? Aš manau, kad tai ne mūsų kompetencija ir ne antikorupcijos komisijos kompetencija, nes, nežinau, aš atsisakau šitą klausimą nagrinėti, nes tai nežinau, kaip elgtis. Jo, iš tikrųjų. Kokią dabar čia man duotumėt užduoti, kurį čia klausimą man reikėtų išsiaiškinti ir dabar eiti klausti, ar ten kur čia dabar man žiūrėti, akcininkus metodai. Metodai čia nėra, žinot. Aš gal atsiprašau, gal aš ar... Gerai. Įdomu. Jeigu aš galėčiau įsiterpti, tai prieš istoriją buvo tokia, kad buvo parašytas kreipimasis į administraciją ir pateikti konkursus, kas yra laimėję. Tiesiog administracija pateikė, kad tarybos nariai negali gauti jokios informacijos, kas surišta su visais konkursais, nes yra patalpinta į šitos portalus, ar ne, į viešos pirkimus. Tai taip, jeigu mes dirbtume administracijoje ir mes turėtumėm laiko prieiti prie visų pirkimų CPO ir nagrinėtis tos dalykus, tai būtų galbūt ir galima surasti juos. Bet kadangi yra darbai ir visa kita, mes tiesiog užprašėm keletą sutarčių išimti iš tų ir parodyti. Deja, pagal BDARą pasakė, kad mes negalim gauti jokios informacijos. Tai tarybos narys, kuris priiminėja sprendimus biudžete ir panašiai, ir mes svarstam ar ne klausimus apie tai, kokias išlaidos yra patiriamos ar ne ir panašiai. Ir mes to dalyko negavę informacijos, kaip mes galim tada biudžetą tvirtinti ir priimti. Tai čia tokie grinai ir gaunasi klausimai. Bet grįžtant prie šito klausimo, taip, galbūt tai nėra kontrolės klausimas, tai yra lėšų. Ar teisingai ar neteisingai, aš sutikčiau irgi su pirmininku, kad galbūt tai reikėtų nukreipti antikorupcijos komitetui ir pasižiūrėti, ar galbūt antikorupcijos komitetui bus pateiktos tos sutartys ir pasižiūrės, ar tai yra kažkokie, kokios sumos ir ar tai yra kažkokia sąsaja ar nėra su administracijos direktoriumi. Tai tik tai tokia, tai čia, kad įsiaiškinti esamą situaciją. Čia aš nematau kažkokio kriminalo. Bet kai yra neduodama informacija, tada kas gali paneigti, kad kažkas čia yra ne taip. Tai todėl ir mes susėdę ir diskutuojam. Kai negauni aiškaus atsakymo, tada ir kyla daug klausimų. Tai kiti atsakymai gal čia nebūtų per daug sunkiai, tik aš nežinau, aišku, gal galvoja, kad čia mums nereikia, žinot, pavyzdžiui, administracijos direktorius Pocius yra šios įmonės akcininkas ar bendrasavininkas. Nėra parašyti, sunkiai parašyti, nėra, arba yra, ir kas čia tokio, galbūt tikrai nėra nusikaltimo, o koks nusikaltimas, jeigu yra? Parašyti savo asmeninius ten duomenis. Kadangi vis tiek, eidamas į viešą, palaukite, į tarnybą turbūt pateikiam savo viešus ir privačius interesus. Mes visi teikiam deklaracijas, sutuoktinių visus tuos.
aš manau, kad tai yra viešai prieinama turbūt. Aš dabar netikrinau, bet galėčiau atsidaryti. Ne, Pauliau, aš... Formaliai taip, bet žiūrėkite, tarnybos kartais nelabai atidirba tos darbus. Patys matėme pažiūrėkite su Palucku. Kol neatnešė žurnalistai, nepadėjo prezidentui, tol prezidentas sakė, būtų gerai iš tarnybų gauti medžiagą, o ne iš žurnalistų. Ir prieš balsavimą dar. Taip kad kitą kartą formaliai pasižiūrima ten ir nuleidžiama ir parašo raštelį, kad viskas okei, žinai. O tas okei, paskui žiūrim, kad išlenda ne okei. Po mėnesio kitą ir turim skandalų aibės. Taip kad čia irgi, žinai, kai pasižiūrėsim. Nemanau, kad tie klausimai kartais keliami nėra. Kartais gal geriau pertekliniai klausimai, negu kad iš viso tylėjams ir nieko nebematoms. Tai nežinau, mano siūlymas būtų gerai, perduot Živilei. Jeigu kas palaiko, atkeliam ranką, nepalaikom, tada gal tikrai pasižiūrės čia, bet tikrai čia ne mūsų sritis yra ir aš su tuo sutinku ir norėčiau, kad jūs palaikytumėt mano nuomonę. Jeigu ne, tuomet galim tiesiog pasakyti, kad rašte atsakymą kitais būdais ieškoti, jeigu netenkina mūsų atsakymas, kad mes negalim nagrinėti šito klausimo dėl tų gėlių, sakykime, ir dėl kažkokių tai viešų interesų, galbūt pažeidimo, nepažeidimo čia galimai, bet Reda, Živilė, Linai. Aš gal už tai, kad ieškoti per kitas STT, ten, kaip sakyti, į institucijas, o ne persisti Živiliai. Supratau. Živilė? Ir aš tos pačios nuomonės lieku, kad jeigu jau šitai frakcijai rūpi, STT šitą gali padirbti idealiai. Supratau. Tai būtų duodama atsakymą. Linai, ką pats galvoja? Aš tai būčiau linkęs perduot antikorupcijos. 2-2? Aš esu antikorupcijos komisijoje, aš tai Visai balsuotumėt kažkaip. Aš susilaikau, aš palaikau, kad ta prasme, tegul užsiema institucijos tos, kurios turėjo, jeigu tai yra kažkokie pažeidimai. Aš turbūt nepatingėsiu, eisiu šiandien pasižiūrėsiu viešųjų, privačių interesų deklaracijas. Tiesiog, kad man čia dabar pasakyti, aišku, tą informaciją gali, bet žinokit, kiek užima laiko pateikinėti, bet tai nėra, vis tiek aš nenoriu čia garsiai įsireikšti, tiesiog turiu kitokią nuomonę tais klausimais, nes jeigu... Siūlytumėt kaip? Aš siūlyčiau, jeigu mes galvojame, kad ten kažkas yra, tai ne mes turėtumėm nagrinėti, o teisėsauga ir institucijos tos, kuriom tai priklauso. Nesistumdant tarp komitetų, nesikaltinant ten vieni kitų, kad, gal nesuprantam. Mano tokia nuomonė. Subjektyvi, bet tai... Linai, 2-3 formuluojam taip, kad siūlom liberalų frakcijai ieškoti teisybės kitais keliais. Iš tikrųjų, Linai, nepyk, bet ieškoti kitais keliais. Jokio pykimo, bet negali žmonės ar kažką apkaltinti, jeigu viskas yra gerai ir teisingai. O kur... Siūsti, tai čia jau toks jau gautųsi. O dabar tada, kas gaunasi, mes tiesiog ieškom kažkokių tai kabliukų tarp savęs. Jeigu neturiu, jeigu aš... Mes neturim, Tatjana, jokios informacijos, tiesiog norim pasitikslinti, kiek yra, kokios sumos išleidžiamos, sakykime, gėlių pirkimams ar panašiai. Tai ar čia yra kažkokia paslaptis ir tarybos narys negali žinoti, kiek kokios sumos išleidžiamos. Tai aš manau, kad tai mes galim tą informaciją gauti. Tai čia tik tai tiek, o čia dabar apkaltinti žmonės, kad ir siūsti STT, tai čia jau, vadinasi, turi pagrindą turėti, kad kažką nusikalstamo daro. Žinau, jūs taip, kad jau pasakot, kad siūsti STT, tai čia mes jau nesame įsitikinę, kad tokio dalyko reikia. Tai žiūrėk, Lina, mes tą formuluojam. Galbūt tikrai pabandyti gal dar kartą kreiptis į tą pačią administraciją ir paprašyti, kaip sakant, konkrečiau tuos klausimus, kur mums persiuntėt kaip patikslinimui, nes jie tikrai nebuvo tų klausimų gavę. Nes kur mes gavome jau asmeniškai mums persiuntė, kur mes papildomai pradėjom ten, tai tiesiog persiuntė administracijai, gal jie tiesiog reaguodami tuos tikslinius klausimus
ir jums pateiks atsakymus. Nes jeigu tai buvote, kad ten dėl visų gėlių, nu gal tikrai ten ir skintos, ir ten jų laukė sodina. Aš dabar va skaičiau. Nu jo, ten tiksime. Dėl praeitą kartą Nebuvo. Tam gėlių pirkimo konkursai taip toliau. Dabar įvardino skintų gėlių. Sukonkretino. Nes sukonkretino jums atsiuntė, taip, bet Aš persiunčiau visiems. mums tai, bet negavo. Bet juk Visą negavo. negalėjo pateikti atsakymo, turėjo atsakymą iki tol. Tai ačiū, ne? Suformulavom. Ne? Kuris iš 3 buvo, mes būtume kaip ir už persiųsti antikorupciniai, o 3 pasisakė, kad ne. Moteris 3. Vyrai kaip. 3 tarybos narės. Narės, taip, moteris. Ne. Seksizmo negali būti. Malūnė jau išduoda, kad jūs esate moteris. Dalykus. Kad jūs jau moteris. Jie tik gausi. Jie tik ne. Toliau, ne šitą komitetą diskutuoti. Truputį pajokauti. Aišku, dabar, formulavom. Keliaujam toliau mes ne 5 klausimo. Vėlgi buvo iš liberalų frakcijos, čia yra tęstinis iš praeito karto. Mes buvom dėl eglutės čia kirtimo, kaip supratot, ir buvom prašę išaiškinimo, kodėl gavom nuasmeninto prašymą, bet negavom konkrečiai, koks asmuo prašė prašymą nukirsti eglutę. Nu, išaiškinimą visi gavot, skaitėt, tai dabar kalbėkit. Aš lieku prie tos pačios nuomonės, kaip ir praeitą kartą, nes jeigu žmogus neleidžia privatus asmuo, ten taip ir yra, nenori, tai neturime teisės prašyti, jeigu jisai norėjo įsliukti. Nu, neviešinam, tai... O tai jis nemoka, jis rašė, kad aš noriu išlikti, tiesiog rašė, kad aš noriu eglutį nukirsti viskas, o kad neviešinti, čia yra išaiškinimas, kad čia tik kreipimasis buvo į administraciją. Todėl tarybos nariams kaip ir nebūtina žinoti, kas. Tai čia tik tai buvo išaiškinta. Ir savivaldybės tarybos sprendimų projektai tarybos nariams gali būti pateikiami su nenuasmenintais duomenimis tais atvejais, kai tokia informacija yra būtina tarybos nariams įgyvendinant jiems įstatymų pavestas funkcijas. Tai vat, todėl mums duoda nuasmenintis, kadangi čia liktai kaip ir neįeitų į mūsų funkcijas. Tai va toks išaiškinimas buvo. Aš turiu valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštą dėl asmens duomenų teikimo. Ir ten nėra pasakyta, va taip kaip savivaldybė atsako, kad mes kaip tarybos nariai neturim teisės. Yra parašyta, kad galbūt aš čia neskaitysiu visų, ten 1, 2, 3, kodėl mes turėtumėm ar galėtumėm gauti, bet prašymą teikiantis subjektas turi pareigą pagrįsti savo prašymą ir gauti atitinkamus duomenis, dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų. Nu, tai kaip ir mes galėtumėm gauti. Tai aš nežinau, vėl kur čia paslaptis ir kur čia tokie slaptumo anspaudai. Aš tada turiu klausimą, ką mums duoda pavardė? Aš ir praeitą kartą klausiau, žiūrėkit, nu gerai pasakys Jonas Jonaitis. Aš darau prielaidą, ką mums šiuo atveju duoda pavardė. Bet ką pareiškėjui, sakykime, mes dabar nagrinėjam patį procesą, nukirstą eglutę, nesvarbu, gyventojas X galėjo būti, ar ne? Bet čia buvo daugiau, ta prasme, buvo komisijos posėdis saugaus eismo, ar ne? Ar prieš tai, aš dabar tos chronologijos, tada susirinko kita komisija, bet laukia, kol bus antrasis saugaus eismo. Taip, nu aš dabar to neatsiminsiu. Tai šitos institucijos nusprendė, davė leidimą ir visiškai, aš manau, kad visiškai neturi reikšmės, kuris, jeigu čia pagal gyventojų prašymą, nu, sakykime, aš darau prielaidą, X gyventojas, ne jis nukirto, jis tik parašė prašymą. Ir aš dabar retoriškai klausiu, ką mums, kaip sėdintėm čia, duoda žmogaus pavardė. Aš galiu atsakyti. Tada aš sakau, aš atsakysiu. Galiu atsakyti. Aš gyvenu mikrorajone,
Ėjau pro šalį, žiūriu gražią eglutę ir parašiau, prašom nukirsti tą eglutę. Ir paima savivaldybė ir nukerta. Aplinkui gyvenantys žmonės panikoje, kodėl čia kaip kas įvyko, vat, jeigu pamenat, buvo pakankamai daug visokiausių nepasitenkinimų ir panašiai, tai čia ir klausimas, ar mes gyvendami kažkur tai kitose vietose, ateidami bet kur pro šalį ir galim pasakyti, kad vat, nukirskit tą eglutę viešoje vietoje ir nukirskit tą ar nu tą. Nu, man kažkaip tai yra nepriimtina. Jeigu tai būtų iš vietos gyventojų, ten būtų kažkokia, tai vat, yra seniūnaičiai, yra seniūnai, susirinkę, apkalbėję, kad va šitą eglutę prašom nukirskit ir jinai mums trukdo bendrai gyventi, bendruomeniai, va tai bendruomeniai, kurie buvo ten, sakykime, tose gatvėlėse. Viskas tvarkoja, čia nematau jokio kriminalo. Bet ir vėl, kad yra kažkoks tai įvykdomas toks slėpimas, nesakymas ir panašiai, nu tai tada bet kas ir bet kur mes galime, ir jūs atėjome nueiti ar nepasakyti, nukirskime eglutes ir kiti galime. Supraskit mane teisingai, aš galiu pasakyti ir mano lygiai taip pat pavardės neviešins. Tai bet sprendimą priėmė ne žmogus, kuris parašė. Ir aš dabar, žinot, kodėl aš kalbu, tikrai net nežinau nei kas, nei kaip, nei ko, nes negyvenu, aš irgi iš viešosios erdvės tada sužinojau apie visą šitą dalyką. Man dabar darosi toks supratimas, kad aš dabar sužinosiu to žmogaus pavardę ir tada aš taip pat, nes būtent nekalbama apie tai, kad gal galimai komisija priėmė ar galimai kažką, bet kas parašė. Ir aš tiesiog, kodėl reikia to žmogaus pavardės, man visada norisi galvoti, kad nukirto eglutę ne žmogus, pradėkim nuo to, ne žmogus. Aš sakiau savo nuomonę ir paklausiau, kodėl mes norime to žmogaus pavardės. Man asmeniškai visiškai nesvarbu pavardė žmogaus. Svarbu yra, kad jeigu institucija, kuri tą sprendimą, žiūrėkit, bet mes išjunkim žmogiškai faktorių, bet aš noriu žinoti, aš nenoriu žinoti, aš noriu žinoti, jeigu yra padarytas procesinis pažeidimas, tas žmogus, kaip jūs sakot, aš galiu prirašyti čia belekam ir jeigu čia pradės vykdyti, jie kalti. Ne aš, kad rašau. Nes yra žmonės institucijos, kurios... Tai va, man šitas noras, labai begalinis noras, žinot, o kas čia toks, man kelia iš karto klausimą, o kodėl mes tai norim, ką mums tai duos, nes tų institucijų to žmogaus buvo tik prašymas. Institucijos galėjo atmesti ir pasakyti, kad tai ne, ten sakykim taip, aš va kodėl sakau, nes man iš karto peršasi nuomonė, kad kažkas tai bus daroma tam žmogui. Aš sakiau nuomonę. Man dabar kilo mintis tokia, žinai, kad Alina, žinai, dabar jūs kalbėjot, iš tikrųjų čia gali būti tam tikras galimai korupcinis sutarimas. Tu paimi žmogų, kokį ale pažįstamą, nepažįstamą, kaip parašyk, žinai, nes turi interesą pasipuošti miesto pigiai centrą. Pauliau, tai vėl ne tas... Ne, žiūrėk, bet ten aš mačiau, kada Songaila klausė, pavyzdžiui, sako, o kodėl, jeigu taip jau ten buvo tiek skubų ir tiek avarijų, taip, ta eglutė tiek užstoja, kad ten gali žmonės žūti ir tai prašo, bet laukia iki to momento, kad tą eglutę nukirsti būtent naujiem metam, kalėdom, o ne likviduoja to jau pat šitą nelaimės židinį, to jau pat, nes ten procesas taigi buvo vasarą pradėtas, reiškia, tie prašymai, kreipimais ir taip toliau. Bet reiškia, sulaukėme rezultato žiemos, bet galima bet kokiu atveju. Eini kitur, pamatai kitam kampe tinkamą dalyką, vėl paprašai parašyk. Juk tos tarnybos, taigi kam jos pavaldžios yra? Administracijai. Tiek ta priežiūros, tiek kiti dalykai, kas dar buvo apsaugos, ten ta augalų želdinių. Ta komisija, taigi ir buvo pati iš karto parašęs, kad tos eglutės kirsti negalima, nes yra graži, sveika eglė. Ir kažkodėl tai inicijuojama saugaus eismo tada komisija. Nors viskas buvo traktuojama, kaip ta eglė yra graži ir saugotina eglė. Tai aš, todėl ir viskas vyksta. Bet vėl kalbam apie tas institucijos, kurios priėmė sprendimą, ne apie žmogų. Tai žmogus jisai yra tik tai tiek, kodėl jisai taip... Žiūrėkit.
Mes, aišku, dabar demagogiją užsiemam, bet baigime iki galo. Žiūrėkit. Jo, aš gyvenu daugiabutyje ir turiu kaimynų, kuriam ten kai kas nepatinka, ten šio skundų, bet atitinkamos institucijos patikrina tai ir arba priima, žiūrėkit, arba priima sprendimą, arba ne. Žmogus rašo, jūs mum irgi prirašo čia 15 klausimų ir mes sprendžiam, galim ar ne, aš kaip pavyzdį sakau. Ir tas, kas priima sprendimą, tai yra atsakingų institucijų. Tas žmogus parašė, kad ta Eglė galimai ten trukdo, aš net nežinau, kur jinai ten buvo, aš nesiorientuoju tuose vietos. Parašė ir atsiuntė raštą. Ir jo misija tuo baigėsi. Žiūrėkit. Jana, galimai tai buvo kažkoks daromas spaudimas, kad antras sykį buvo priimtas, kad vis dėlto tą Eglę reikia nukirsti. Trečią kartą, kažkodėl... Klausiau jūsų, kodėl man kilo klausimas, kodėl mes antrą posėdį sprendžiam, kokia yra to žmogaus pavardė. Tai aš todėl ir klausiu. Man, kaip tarybos nariui arba kaip piliečiui, sakykime, gamtos, tarkim, mylėtojui, kam nors būtų labai svarbu. Kodėl? O tai gali būti, pavyzdžiui, labai artimas aplinkai žmogus. Žinau. Nu, tarkim. Kuris pasiduoda įtakai ir užteko skambučio, kad tu parašyk. Ir kontrolės komitetas tai gali išspręsti. O jeigu jis partietis, pavyzdžiui, galimai. Čia, pavyzdžiui, mes skundėlę turim gal, o gal ir žinom kažką. Bet mes, žiūrėkite, nešališkumas, pavyzdžiui, mums įrašė, ta pati, atsiprašau, kur ir Daiva Šideikienė apie tą nepotizmą, čia gavom tą laiškelį, kur nepersiuntėm, iš čia paskui kyla ir gyventojam visokie, ir mums, kaip sakant, įvaro tokį kampą, kur ima reikalauti apie nepotizmą. Aišku, kodėl šitie žmonės. Aišku, jeigu ten visai neutralus žmogus, kur ten nei aš, nei kažkas nepažįsta, kažką parašė, kaip sakau, iš bendruomenės, tai tikrai nebekyla jokių klausimų. Vietos bendruomenė, parašai surinkti, ten 2, 3, 5 žmonės pasirašė, kaip Lina sako, tikrai ten... Tai gerai, dabar ką mes darom? Ką mes dabar darom? Tai aišku, čia, kaip sakant, apšnekėjom, čia yra kaip ir... Ir dabar čia... Ai, galva, atsiprašom, kur... Mes užduosime Živilę, Redą. Mes įsijautėm. Aš, jeigu galiu truputį įsiterpti dėl tos pačios pavardės, jeigu tikrai badaras prieštarautų visų pavardžių pateikimui tarybai ir taip toliau tarybos nariam, šiuo atveju mes gaunam realiai pirmą tokį, kada neva yra uždrausta. Tai jeigu tai yra taip nekalta ir taip nesusiję, pavardė būtų buvusi pateikta, aš net nebejoju. Ir lieku prie tos savo nuomonės. Ir tikrai mano nuomonė, čia kažkas yra, parodžiau piršteliu, yra šita Eglė reikalinga tam reikalui, parašė tam, kas reikėjo ir tuo labiau, kad pirmas sprendimas komisijos buvo neleisti nukirsti. Nes medis buvo sveikas. Sveikas, gražus medis. Tai jau tai kelia didelių abejonių, bet kadangi matyt, galimai jo labai reikėjo, atsirado kiti sprendimai. Čia ne todėl, kad mes pyčio ieškotume, bet galbūt tiesiog ir žmogus eilinis, ir tam tikra institucijos privalo laikytis įstatymų, kad nebūtų ieškomo kelių apeiti kažkaip gudriai, vienas nesuveikė, čia aplinkosauga ten želdiniai neleido nukirsti, tai mes sugalvosim kitą mechanizmą, reiškia, nueisim kitų kelių, ilgesnių, kaip sakant, kelių, saugumas, reiškia, mums leis nukirsti. Tai kad taip nebūtų, šitoj vietoje, sakyčiau, piktnaudžiaujame jėgos pusėje gale ir galimai piktnaudžiaujama, aišku, čia, kaip sakoma, kaip Tatjana sako, pabandyk čia įrodyti, žinai. Aš nesakiau, pabandyk įrodyti, aš tiesiog man įdomu. Tai ir man įdomu, čia visiems mums įdomu tikriausiai yra. Man visai neįdomu, kuris žmogus parašė, man sprendimą priėmė, man įdomu, ar nebuvo pažeista tos procedūros, aš žiūriu irgi iš teisėjų. Tatjana, žinai, kaip yra lengva pasislėpti po komandiniu grupiniu sprendimu. Nieko kalto nėra tada. Jeigu taip jau nekalta, kodėl ta pavardė taip slepiama? Vat šitą vietą man dar labiau kelia abejonių. Čia yra žmogiškas smalsumas, nes visiems kelia tai, kas nežinoma, labai norisi sužinoti. Bet čia mano subjektyvi nuomonė, aš čia tik sakau taip, kaip mano. Bet šiuo atveju nebūtų badaras pažeistas, jeigu jį būtų pateikta tarybos nariam. Mes neprašom pateikti to viešai, prašom pateikti tik kontrolės komitetui. Tai... Aš tai vieną tokį dalyką norėčiau, nes kad tai nepasidarytų praktika ir šiais metais, kad vėl nebūtų
kažkoks žmogus kažkur nurodė viešoje vietoje ir mes pjaunam eglę ir vėl visi pradeda kažkuri bendruomenės dalis piktintis, kodėl mūsų nupjovė mūsų eglę. Tai jeigu mes tą dalyką, taip, čia aš sakyčiau, kad tai buvo padaryta, grubiai, kad tas toks dalykas įvyko, tai užkardant tą ateičiai, tai įsiaiškinam iki galo, nusprendžiam, kad ar visą tą priimam kaip natūraliai, kad visą tai galima daryti ir žmonės tada kiekvienais metais rašo raštus ir ten nupjaukit, ar ten nupjaukit eglę. Arba, kaip ir daroma, pavyzdžiui, kultūringai ir kitose savivaldybėse, kai yra ir dabar čia buvo tokių įsisakymų, ir aš pats sakiau, tai parašykim, birželio mėnesį, kad žmonės, kam trukdo kažkur gražias eglės turit panašiai, duokit pasiūlymus ir mes išsirinkam gražiausią eglę ir tą eglę padovanoja miestui. Tai būtų kultūringa, tvarkinga ir nekiltų jokių tokių dalykų, ką mes čia dabar diskutuojam 15 minučių. Ir dar įsiversiu, kad tos gatvės gyventojai tai buvo nepatenkintų labai daug. Tai būtent, kad... Čia yra kita medalio pusė, kad tos eglės, ne mums jos gaila, kad mes ten negyvenam, bet būtent tos gatvės gyventojai. Tai buvo vieši pasisakymai viešoje erdvėje, kad kas čia nutiko, nes nei trukdė, nei gyventojų klausta, nieko. Lygatvis ten nėra kur nuvažiuoti. Mums tai buvo gražu, kaip pavyzdžiui, kaip miestiečiams mums buvo gražu, kad graži eglė, gražiai papuošta, viskas buvo fine. Bet supykdėm tos žmonės, kurie iš tikrųjų džiaugiasi tą eglutę prie savo namų. Žinau, ar galėjom turėti kitą variantą? Galėjom tiesiog, sakyčiau, buvo pasielta tokiu grubiu dalyku, tokiu momentu, sakykim, tai pasinaudota. Reda, gal jūs? Aš žinau, čia kaip formuluoti. Aš siūlau nutraukti diskusijas, gavom visą informaciją ir baigiam šitas, nes aš šiaip turiu į kitą posėdį eiti. Tu prisijung dviese. Labai reikia, kad greit baigtumėm. Tai formuluojam tada. Vėlgi, variantas toks identiškas, čia mes iš tikrųjų galim kapstytis iki begalybės, bet vėlgi, greičiausiai supranta, kad mūsų komiteto vėl, kaip jūs sakytumėt, nelabai čia nagrinėti yra. Jo. Galit rašyti vėl, bet jo, ir aš sakau, čia jeigu norėtumėm, tai ar tos leidimą išdavusios. Ta prasme, bet čia, sakau, aš tikrai nežinau. Tai formuluojam taip, siūlom liberalų frakcijai, jeigu mato toliau, kad čia yra grėsmė, kaip ir Linas sako, arba kažkas pažeistas bendruomenės tam tikrai teisės, kad kartu su bendruomenė ieškotų... O dabar mintis, kitą savaitę bus miškasodis. Tai sodino, čia skyrė, savivaldybė sumokėjo. Gal aš patvarkoju šitoj vietoje. Valdybė atlygino žalą ir sumokėjo. Matot kaip, tai ką mes čia dar dabar, aš ne... 800 ten kažkiek tą eglę buvo įkainuota ir yra... Prašau, teisingumas įvyko, žmogaus pavardės nereikia. Aš galvojau, kad... Praktika įdinga. Vis tiek... Gal praktikos tai... Nesužinosim, aišku. Kaip dabar pasimokys. Tegul būna pamoka ir administracija ir mums patiems iš tikrųjų, budrus piliečiai, tegul budi ir saugoja. Kaip eglutė ten filmukė ar ne, dėl viešai taip. Tai siūlom tiesiog... liberalams, jeigu netinka, kaip sakant, ir mato problemą, kitais būdais ieškoti teisybės. Dar vieną eglutę pasodinti per miškas. Ir dar galbūt sudalyvauti miškas. Iš tikrųjų, tikrai nerasim atsakymą. Mes atsudinėjame. Čia tai tam yra aklavietė, tai aš praeitą kartą sakiau, bet ką aš dabar. Tai suformulavom, kad tiesiog kitais keliais ieškoti, nes tikrai, jie turi galimybės, tikrai, kaip tarybos nariai gali ir toliau, jeigu netenkinti, bet mūsų kontrolės, čia mes neišspręsim šitą klausimą. Keliaujam prie 6 punkto klausimo. Čia būtų dabar vėlgi liberalų frakcija yra kreipusi dėl gruntinio vandens būdų šalinimo. Bet mes čia gavom ir, atrodo, kad pakankamai gal ir neblogą atsakymą iš tikrųjų iš administracijos. Skaitė tikriausiai, ar ne? Kad
Apie susidarę situaciją savivaldybės vadovai yra informuoti, savivaldybės administracija gavus informaciją apie minėtas aplinkybės situaciją stebi ir pagal kompetenciją bendradarbiauja su atsakingais institucijomis. Nu, atrodo, kad čia viskas yra. Budrus piliečiai vėlgi pamatė, bet čia atsakymas buvo iš statybų projekto gyvenimo įmonės, kad tai gruntinis vandenis ten lietaus, ta prasme, kur susikaupė pamatuos ar kažkur, tai jie nudrenavo ir tarnybos neturėjo jokių skundų, kurios turėtų stebėti ir prižiūrėti. Vadovai žino, atrodo, kad čia mūsų visos, kaip sakant, nebent Linas vėlgi gal trumpai sureaguotų. Tiesiog tos vaizdinė medžiaga, kur buvo atsiųsta, ten matėsi, kad ten negruntiniai vandenys, o ten buvo tepoluoti vandenys nukreipti į mūsų tvenkinį. O kaip praeitoj taryboje visi girdėjot, kad vienas iš užterščiausių vandens ar ne tų telkinių yra mūsų tvenkinys. Ir jeigu mes negalim saugoti jo kažkokiu tai būdu, tai jeigu statybininkai gali taip elgti savivaliauti, kai vakarais, kai jau niekas nebedirba, kai buvo sutemę, tada leista tuos vandenis į tvenkinį, tai paskui vaikai mūsų ar ne ten čiuožinės tais slidėm vandens ir panašiai, tai kodėl? Ir tuo labiau, kad ir paukščiai ir viskas yra. Tai arba mes turėtumėm kažkokiu tai, jeigu aš suprantu, kad reikia drenuoti, nes vis tiek statybos vyksta, vanduo kaupiasi, bet galbūt yra kažkokių kitų būdų ir kitur nuleista vandenį, galbūt kažkokį tai pastatyti filtrą, per kurį perfiltruotą vandenį, kad išleis. Aš nežinau, čia aišku, nesatybininkas, čia turi tie, kurie prižiūri ir kurie tos darbus atlieka. Todėl ir norisi, kad mūsų tvenkinį kažkaip tai apsaugotumėm, išsaugotumėm ir pasidžiaugt, kad pilietiški žmonės yra, ateina, daug kas vaikšto apie tvenkinius ar ne, ir mato ir atkreipia dėmesį. Bet mes iš tikrųjų viską padarėme, kreipėmės administraciją, atsakymą gavo, kad situacija stebima, gal patikėkim tuo, kaip jūs sako, tikėkim tai žmonėm, kad jie tikrai, nemanau, savo aplinkoje gyvena, negi čia taip jau jie abejingai žiūrės. Kaip yra šitą parašyta, visos atitinkamos tarnybos informuotos, jos stebi tą dalyką. Taip. Ir kad, Linai, mes irgi žinom, kai vykdom kažkokius tai darbus ir statybas, prisiėmė ir ten atėję, tarkim, aplinkosauga, tai tikrina. Sakykime, aš sakau, kai kūrena ten, ne vieną kartą ir mum ten buvo atvažiavę pažiūrėti, tarkim, ten kažkokiam gyventojui gal pasirodo. Bet tarnybos turbūt tam ir yra. Gerai sureagavo administracija, atrašė, kad institucijos, kad jie stebi dalyką, tai aš manau, kad dabar šiai minutei mūsų tikslas pasiektas, nes jūs kreipiatės, kontrolės komitetas užsiklausė. Jeigu gausim dar kažkokių, sakykime, ar video, ar dar kažką pakartotinai, tada mes galime kreiptis ir kaip tarybos nariai ir administracijos paprašyti, kad kreiptųsi į ten aplinkos apsaugos agentūrą ar kažką tai tokio. Dabar šiai minutei aš galvoju, kad buvo sureaguota ir ten turbūt taip nepraėjo visiškai. Sakykime, tai tikslas dabar turbūt pirminis tikslas pasiektas, į gyventojų šitą nerimą sureaguota, jūs kreipiatės į kontrolės komitetą, viską užsiklausėm, dabar šitą atsakymą gavom. Kitų kelių, kad mes tikrinti agentūras negalim, turim tikėti, bet jeigu tai kartosis, tada siūlau imtis žingsnių pirmyn, kitų priemonių ir kreiptis į visas tas institucijas ir gauti iš jų atsakymus. Aš tokį turiu pasiūlyti. Taip, ačiū. Jeigu sutinka, tuomet aš siūlyčiau... Gal Živilę? Živilę gal dar, taip. Tinka, ne? Tai gal tiesiog siūlyčiau čia yra atsakymą persiunčiam jums ir duodam nurodymą toliau likti budreis ir stebėti. Taip, šitą kaip juokauju. Yra Julijos, taip, laikinai einančios tokios pareigas. Tai persuk liberalam šitą administracijos... Yra pateikta. Ar nereikia papildomai, kaip ir turi Linai? Ar nori... Gali, kaip kontrolės komitetas atsakymą su išrašu protokolo. Gal tiesiog... Oficialiai bus tada, kad... Jo, kad būtų oficialiai, kad paskui sakytume, kad negaut. Susiuntinėkime. Jo, išsiuntėm ir... Nes yra protokolas, išrašas, ir tada pagal visas procedūras padarom taip, kaip reikia.
Taip, ačiū, tai tikrai, kad taip. Tada ačiū, keliaujam prie 7 klausimo. Vėlgi yra T1630 prašymas, buvo kreipimas iš liberalų frakcijos ir čia yra dėl Telšių regiono atliekų tvarkymo centro. Aš buvau truputėlį įsipareigojęs ten sureaguoti, pasikalbėti, kadangi mes esam akcininkai, dalininkai 4 savivaldybių, yra ir Telšiai, ir Plungė, ir Rietavas. Tai man pavyko su telšiškiais, telšiškiai labai aktyviai ten šito klausimu irgi dirba tarp kitko. Tai dabar būtų toks pasiūlymas. Kad ten problemų yra, atrodo, kad taip. Ir telšiai sako taip, Rietavas kiek kapituliuoja, sako, mes per maži esam, yra problemų, bet gal kažkaip tai prisijungsim vėliau. Plungė, kiek žinau, irgi lyg tai pasiryžusi būtų. Ten reikia dar kontaktuoti truputėlį, bet telšiškiai siūlau taip. Telšiškiai 14 dieną, tai yra kitą savaitės antradienį, jie vyksta į šitą įmonę ir jie 10 valandą turi susitikimą. Jiem yra pažadėta telšiškiams tarybos nariams aprodyti įmonę, pakomentuoti, paaiškinti dėl kainų kilimo, atsakyti visus kylančius klausimus. Tai jeigu būtų norinčių, siūlau irgi tarybos nariams tą pačią dieną prisijungti, nes iš Telšių vyksta 6 berods, tai jeigu norėtų kažkas iš mūsų Mažeikių rajono vykti, bet reikėtų 10 valandai būti ir aš turėčiau pranešti maždaug, jeigu būtų važiuojančių, norėtų ten 14 dieną, 10 valandą, antradienis. Arba galite, aišku, asmeniškai paskambinti ant kontaktų, pasakyti, kad mes atvyksim tą dieną, kad, žinai, nereikėtų dar man, kaip sugedus telefoną. Aš nežinau, nes kad tas ir keičia žmonėms nuomonės, kad jis gali, nebegali, žinai, kad neapgautume ir įmonės ten tų vadovų. Tai va, ir paskui nutarėm, kad po to pokalbio, kai jį ten nuvyks, pasikalbės ir apžiūrės, užduos klausimus, susiskambinsim Telšiai, Plungė, Mažeikiai, pasikalbėsim tarp kontrolės komitetų narių ir kitų ir tai nuspręsim, ar galim ar norim pasidaryti kažkokį jungtinį posėdį, kuris būtų būtent tarybos narių galim ir kontrolės komiteto, ar Mažeikiai priimtų, ar Telšiai priimtų, ar Plungė, čia jau nutarsim. Bet čia, aišku, kaip suprantat, būtų rekomendacinio pobūdžio, kadangi yra regionų atliekų tvarkymo centras, tai mes galim tokį posėdį turėti, bet jis būtų tokio diskusinio, rekomendacinio ir vis tiek visi klausimai turėtų grįžti į tarybą ir taryba turėtų balsuoti, jeigu kažkokį sprendimą priimtume. Jeigu taip, į atskiras tarybas, kiekvienas rajonas turėtų balsuoti ir jeigu būtų kažkoks bendras nutarimas, kad kažko norim, kažko siekiam, kažkoks tikslas yra, bet čia po 14, o gal atsakys viską. Ir gal bus aišku, kad ten nereikia ir neverta, tarkim, po 14 dienos nieko rinktis ir kalbėti, nes, tarkim, tarybos nariai gyvai, konkrečiai galėjo užduoti klausimus ir gavo atsakymus. Bet toks buvo prie šito punkto, todėl aš nežinau, jeigu nori, dar galite sureaguoti, kažką pasakyti, bet informacija tokia ir tą klausimą tuomet padėtume laikinai, kol kitam posėdžiui. Bet čia buvo kaip informacija, čia sprendimas, nežinau, kad problemų tikrai yra, tiesiog visi galvom linkčia ir sako, taip yra. Taip, Živilė, gal sureaguoti. Taip, ačiū ir aš už tai. Tai va, Živilė, jeigu norėtume, tikrai galite 14 dieną, 10 valandą. Tik pažiūrėjau, niekaip. Taip, viskas tvarkoj, bet mes tiesiog žinokim, kad bus žmonės, mes galėsim gyvais ir tarybos nariais kalbėtis ir jie turės informaciją, tikrai iš lūpų į lūpas, kaip sakant. Ja. Tai tuo klausimu tiek, ačiū. 8 klausimas. 8 klausimas čia buvo vėlgi liberalų frakcijos dėl priedangų. Ir mes turim svečią Nerijų, kuris tikriausiai truputėlį galės pakomentuoti. Norėtų pats matyti tą raštą. Aš šiek žinau, kad tu buvai rašęs atsakymą ten, liberalai, kurie buvo kreipęs. Parengties pareigūnė, mes turim civilinį įstatymą. Yra visose savivaldybėse. Taip, žinau. Pareigūnė, kai šiandien yra komandiruotė, tai aš pakomentuosiu, kiek galėsiu. Taip, čia tiesiog. Taigi, manau. Jeigu galite, prašom. Visi klausimai čia yra.
8. Tas užrašų prieina. Ar jie... tai čia iš eilės taip ir. O tai čia pagalvojau. Atsitikus dienai X ir namo gyventojai turės slėptis tik tuose laiptinėse, kurios yra pažymėtos laiptukų su užrašų priedanga. Ar jie galės tuo tikslu naudotis ir kitomis tame pačiame name esančiamis laiptinėmis? Tai čia elementariai atsakymas taip, galės naudotis visomis sklepų visų esančių po namu. Patys gyventojai kaip... Bet žiūrėkit, Neriau, aš irgi turiu tokių dalykų. Aš ant mūsų sklepo irgi yra priedanga. Kas ją atrakins, kas ten... Atsirakinsit, kai reikės. Kai reikės, mes be užrašo atsirakinsim jie. Man tas, neaišku, mums buvo, kokiu tikslu atsirado tie užrašai. Čia tie klausimai kyla iš to, nes ir Živilė praeitą kartą sakė, kad mes tiesiog pareini vieną dieną ir tau prie laiptinės, žinai, ant sklepo durų uždėta priedanga. Bet ten nėra priedanga. Logiškai, Sklepas. ten yra gyventojų sklepas, kur ten ne jokia nepriedanga, atidarykit tos sklepus, pamatysit, dviračiai prie durų sustatyti, pačiai konkrečiai tikrai. Mes dėl to klausiam. Čia tokie gal, ar atsitikus dienai X, čia tiesiog toksai buvo retorinis kolegų klausimas, bet man dėl to tai irgi tas įdomiai, kaip čia buvo priimtas tas sprendimas, kad užklijuoti priedangas. Tai čia ir pasakysiu, kad tai yra valstybės deleguota funkcija ir visas yra... Pareigoto. Taip, savivaldybė yra įpareigota, yra visoje Lietuvoje vienoda praktika, čia nesugalvoja nei direktorius, nei meras, nei aš. Čia vadovaujantis krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu ir konkrečiai jo įgyvendinimas, tai yra PAGDO, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas, aš čia turiu atsispausdinęs, yra dėl priedangos parinkimo ir ženklinimo rekomendacijų patvirtinimo. Viskas čia paprasta, elementariai, rašoma virš rūsio durų ir paprastai ir viskas. Ir nieks čia nieko, kaip sakau, nesitsackina. O kodėl mes parinkom būtent tuos daugiabučius? Tai buvo daromi susirinkimai, kviečiami namų administratoriai. Buvo ne vienas, ne du. Buvo bendrijos atstovai, kurie vieni atėjo daugumą, kiti iš vis neatėjo bendrijų, ten pirmininkai, kur buvo įsteigtos bendrijos daugiabučiuose. Ir reiškiasi po to administratoriai, tai UAB Admituras ir UAB Tavo Pastogė, darė susirinkimus su namais ir jie mums pateikė raštą. Aš turiu datą, kada pateikė Admituras, kada Pastogė, kad buvo pravesti susirinkimai ir gyventojai informuoti. O informuoti apie tai elementariai, kad tai sklepas po jūsų daugiabučių bus pažymėti kaip priedangos, ką reikia padaryti tiesiog atlaisvinti praėjimus, kad jie būtų tiesiog praeit galima. Viskas. Ir tokių, jeigu buvo kas prieštaravo, neatsimenu, gal vienas ar du daugiabučiai, kurie ten primiktinai prieštaravo, tai mes jų ir nepažymėjom. O kadangi absoliuti dauguma neprieštaravo, jie buvo sužymėti. Tai greičiausiai prieštaravo bendrijos, o visi, kaip jūs sakot, administratoriai, jeigu ir darė susirinkimus 1 valandą dienos ar 2, tai gyventojai tikrai neatėjo. Aš labai atsakingai tai sakau, nes labai gerai žinau, kaip yra daromi namų susirinkimai administratorių. Labai gerai žinau, nes gyvenu daugiabutyje ir ten, kad neprieštaravo, galima parašyti, 3 babos atėjo į susirinkimą ir parašyti. Aš ne dėl to, aš pykstu dėl to, kad niekas, tie administratoriai, tai čia dabar mes ir išeinam į tą, kad administratoriai suteikia netinkamą informaciją. Ir žmonės todėl pyksta. Ir aš esu tų pačių žmonių pusėj, nes parašyti, kad priedanga ir ten, žinai, priedangos, kad ten atlaisvinti, kas ten patikrins? Tiesiog, tai man tai juokingai. Aišku, yra įstatymai, bet tai tada administratoriai nuėjo lengviausių kelių ir jums suteikia netinkamą informaciją, suprantat? Administratoriai mus užtikrina, kad jie žino visus tos sklepus, visus savo daugiabučius ir jie yra praeinami. Ar gali įsiterpti? Ar bent yra kas patikrino iš savivaldybės bent vieną priedangą ar kelias ir gali vertinti, ar jos yra tinkamos. Nes dabar, žinokit, pati, kiek mačiau pažymėtų, nei viena netinkama ir negalima pavadinti priedanga. Tai yra sklepas, koridorius su užrakintais skladukais. Kas ten? Priedanga? Taip, o kas yra čia? Al priedanga yra... Visus apėjot? Daugiabučius?
tiek, kiek Aš galiu pagal tiek, kiek savo mano akimis, galioje nu, veikia. Taip, pasakyt. savo mamos, Mes taip, tai buvom. taip. Ten yra tik lipdukas Kaip jūs ant. įsivaizduojate, tai ir yra priedanga. Kas yra priedanga? Tai yra vieta, kur tu gali pasislėpti 10-20 minučių ar pusę valandos nuo oro pavojaus. O tai kur jūs bėgsit, kai kris sprogmenis iš dangaus? Stovėsit kieme po medžiu? Taigi bėgsit. Mes bėgsim, mes kur bėgsime, žinom. Tai Čia neatsakymas nėra. Šiuo atveju. Ir jūs sako, kad geriau bėgti ten, kur priedangos ženklas yra yra. priedanga. Ten, kur išbėgti negalėsi, nes ta priedanga, tai, nesvarbu. Turiu tam tikrų savivaldybių pavyzdžius, kad kai buvo uždėtos priedangos, ten, kur jau buvo nuspręsta priedangos uždėti, tai buvo organizuotos žmonėms talkos, atvežti statybiniai konteineriai ir žmonės galėjo išsivalyti tas priedangų šiukšles, sumesti, jiems buvo padaryta tai veltui, kaip ir Tatjana sako, jeigu ten dviračiai bus pristatyti ar dar kokių dar statybinių laužų ar dar ko nors, tai ta priedanga tik tai tiek, kad yra lipdukas. Vieną lipduką sakė, kad ir ant elektros skydinės yra uždėtas priedanga, tai čia truputėlį irgi gal atsakingiau reikėjo klijuotus lipdukus dar pasižiūrėti. Sakau, čia administratoriai pasakė, čia administratoriai, čia ta prasme namų administratoriai, kas ten, admituros, tavo pastogė ir visa kita. Aš sakau, čia yra neteisingai suteikta informacija, o lipdukus užklijavo atsakingi asmenys, tie, kurie gavo informaciją, kad ten yra viskas gerai. O šiaip sandėliukai yra iš tikrųjų atidarai duris ir pristatyta ir visa kita. Gerai, mes padiskutavom, leiskim dabar ir toliau galbūt norėjau kitą klausimą. Jo, būtinai. Kiek biudžeto lėšų buvo skirta daugiabučių namų laiptinėse įrengiant priedangas? Nebuvo skirta. Ar priedangose yra numatytos ir paruoštos vietos maisto bei vandens atsargoms laikyti? Ar įrengti atsarginiai išėjimai tuo atveju, jei pagrindinis įėjimas į priedangą būtų užblokuotas? Dėl maisto ir vandens. Tai nėra privaloma, tai yra rekomendacinio pobūdžio priedangoms. Ir kadangi lėšų nebuvo skirta, tai aišku, nėra ten kažkokio specialaus maisto ar vandens. Slėptuvėm būtų, reiškia, yra kažkoks rekomendacijos, vanduo turi būti dar kažkas kitaip jau, ne? Slėptuvė yra vienas dalykas, kolektyvinės apsaugos statinys antra ir priedanga yra trečias. Slėptuvė tai yra, kur jau slėptųsi. Ilgam laikui. Slėptuvė iš vis yra skirta tam tikras mobilizacijos ar karo metu pareigas vykdantiems asmenims apsaugoti ir kad jie galėtų vykdyti savo darbinės funkcijas tuose patalpose saugiai. Tai be abejo, ten jau bus ir vanduo, ir maistas, ir poilsio kambarys, ir visa kita. O kolektyvinės apsaugos... Tokį turim? Šiuo metu mes įrenginėjom stoties 18 sklepų. Jeigu statybų skyrius šiais metais spės padaryti, baldus esam nupirkę. Dar klausimas. Iki sausio 30 dienos buvo paskelbta dėl priedangų konkursas ministerijos, dabar nebeprisimenu, tik tai kokioje, kad 16 000 eurų finansavimą. Prieisim prie to, aš gal dar sakysiu. Ar įrengti atsarginiai išėjimai, tai čia jau vėl, niekas specialiai, jeigu namas pagal pobūdį, ten vieni sklepai yra taip, kad nuo 1 laiptinės gali pereiti iki 3, tarkim, ar 5, kitur yra, kad tu nepraeisi, bet ten yra galimybė ten įvairiai, čia didelės diskusijos, jie visi skirtingi dauguma, kitur yra praėjimai, kitur nėra. Tai jau kaip yra, taip ir yra, nieko specialiai daryta nebuvo. Ar buvo skelbiami kokie nors projektai ar programos susijusios su priedango finansavimu? Jei taip, ar Mažeikių savivaldybėje jisai dalyvavo? Tai čia aš, kadangi nedalyvauju, čia statybų skyrius, statybinius tos darbus, taip, yra skelbta, yra projekto įgyvendinimo planas ir Mažeikių rajono savivaldybė dalyvavo ir 280 000 eurų gauta ir yra parinkti 7 objektai. Tai yra stoties 18 sklepas, Sedos gimnazija, Kalnėnų gimnazija, Ventos gimnazija, Pavasario gimnazija, Senamiesčio gimnazija ir PSPC poliklinika Naftininkų 9. Bet čia priedangom ar jau čia? Priedangom. Gerinti taip, kad jau būtų įrengta tokia jau, kad
Bet žinot, objektai, statybiniai darbai apie 40 000, kaip čia sako, tuo labiau, kad tai nėra dideli pinigai. Čia kažkokių stebuklų nepadarysi. Tai kas padaryta, trumpai aiškiai, aš galiu pasakyti, nes šiuo metu vykdomas tas projektas. O tas pirmasis, tas projektų gyvenimo planas, pirma dalis, jinai dabar vyksta, jis nėra baigtas. Tai kadangi PSPC poliklinika jau turėjo generatorių, tai ten nepirktas, o visuose išvardintose nupirkti generatoriai, kažkiek tai tvarkoma vėdinimo sistema, nes kas aktualiausia, kad oro būtų atslepintas. Pritaikomas duris neįgaliesiems, kad galėtų patekti. Kai kur keltuvai ir langai. Yra, kitur jų nėra, tiksliai negaliu pasakyti, bet yra su langais. Tai jie užmūrėjami, tai įrengiami specialūs ir panašiai. Sanmazga. Sanmazgai jie turi visi čia. Turi. Yra čia vanduo, čia visi, tuose sklepuose visur yra čia. Sanmazgai ir vanduo yra geriamas. Ir po to bus antras projekto įgyvendinimo planas ir yra parinkti kiti objektai, galiu pavardinti. Tai irgi ten bus kažkiek tai tų pinigų skirta. Tai Vikšnių gimnazija, Tirkšlių progimnazija, Lopšelis darželis Bitutė, Lopšelis darželis Berželis, moksleivių namai Mažeikiuose, Užlieknės kultūros namai ir Šerkšnėnų daugiafunkcinis. Tai čia jau biškutį jau renkant buvo žiūrima į rajoną. Matot, jau yra Vikšniai, Tirkšliai, Užlieknė, Šerkšnėnai. Jau irgi, kad būtų seniūnijose jau. Ir dar yra tokia žinia, kad regionų projektai irgi, bet tik dabar yra derinimo stadijoje, pasiūlymus išsiuntė dėl projektų. Dėl naudojimo, ką galėtų, nes tokius pasiūlymus, kad galėtų realiau supirkti tokius daiktus, nes ten labai, labai sunku tuose projektuose, labai griežtai. Ten apibrėžė jie, tą galim, to negalim, labiau galėtų biškį leisti rinktis pagal, daugiau, kas kiekvienas kalba, to reikia jau. Tai va čia 4. 5. Prašoma pateikti informaciją, kaip kokiomis priemonėmis gyventojai buvo informuoti apie jų name įrengtas priedangas. Čia viešinimo būdu, kiek savivaldybė turi ir buvo informuojama. Facebookai, internetas, visa kita. Kaip įprasta. Aišku, prašėm, nežinokit, dabar galvoju, ar administratoriai namų specialiai galėtų skelbimų lentose, jeigu gyventojams kyla klausimų, bet turėjome tų skambučių, bet nedaug iš gyventojų. Aiškinam gyventojams kažkiek. Negaliu atsakyti, ar skelbimų lentose daugiabučiais. Turbūt nebuvo jokios informacijos. Nieko, sakau. Nors galėjo būti. Tikrai nebuvo. Labai atsakingai sakau dėl tų susirinkimų. Darbo laiko ir jeigu ir darė, bet nematau, sakau, bijau klysti. Kaip ir viskas, čia dar klausė, kada aplankyti galėtų su merė, bet čia jau nebe mano. Tai bendrai pasakyti apie tas priedangas, aš tokią nuomonę savo turiu, irgi norėtųsi daugiau, norėtųsi ir tų lėšų, kad daugiau būtų, bet lėšų galėtų daugiau būti ne iš administracijos. Mes kaip iš savivaldybės, tarkim, iš mūsų, iš merės, sakykime, kadangi merė vadovauja ekstremalių situacijų operacijų centrui, tai mes iš tikrųjų kelinti metai jaučiam, kad požiūris yra teigiamas, ko mes prašom. Pavyzdžiui, mes perkam lovą sulankstomas, turim sklepe 100 miegmaišių, pledų, nelaimė atsitikus, kur žmonės visų pirma, tu nuveši į kolektyvinės apsaugos statinį į mokyklą, kur jau ilgesniam laikui į salę ten ar į sklepą apgyvendinsi. Čia nebūtinai karas, visi mini tą pavyzdį, kaip Vilniuje daugiabutis sprogo dujos. Viskas, tu evakuoji visą daugiabutį, žmonės išeina po tapkėm. Gerai, dalis išvažiuos pas giminės. Bet mes iš karto tokiu atveju kviečiam autobusą, nes skambinam autobusų parkas, žiema, sodinam juos į autobusą ir viskas, ir kalbam su jais, dirbam. Kas pas giminės, kas norite, vežami kolektyvinės apsaugos statinio, ten tu atsiveži tą su tapkėm, šokolatų žmogų, tai mes dabar turim jį kur paguldyti, jį turim apkluoti, turim miegmaišį ir panašiai. Įrenginėjimas slėptuvė, tai yra atsarginė darbo vieta, ten ir karo komendantui numatyta, su juo mes derinam irgi tą stoties 18. Yra išvalytas tas sklepas, ten ir praėjimai išvalyti, šiemet daug padirbėta yra. Paruošta yra remontui. Laukiam, kada tik statybų skyrius turės savo pajėgumą ir galės prieiti jau prie tų darbų.
pinigai numatyti yra biudžete. Taip pat iš biudžeto mes perkame ryšio priemonės, racijas. Atsitikus nelaimiai mes neturim ryšio. Mes čia nesenai kažkas kalbėjo su telšiais, sakė, tiek neskiria. Nu, ta prasme, ryšio priemonę mes panaudosim, nežinau, brangus dalykas yra. Reikia apie 3 stoteles, kad turėjom tokių prezentacijų. Bet aišku, čia viešo pirkimo būdu viskas dabar. Ir ryšio priemonėm ten apie 40 000 reikia eurų, kad nupirkti ryšio priemonės. Tai 3 stotelės statomas yra. Nu, pačios racijos perkamos. Tos mobilios tokios, ne, tikriausiai, Jo, mobilios. nu tai išsidalinai. Toliau galim dasipirkti arba išdalinti įstaigom jas. Ta patį ryšį turės. Ir jis jau yra ten, nu, rimtas ryšys jau. Tai tokį, kad turėti. Šiaip bet kokios nelaimės atveju, ten kažkas atsitiko kažkoks, nesvarbu, ten kažkokia įmonė ar kažkas ten, kad bendraut savivaldai tarp institucijų, tu nuvežiai 5-6 padalinai, visi bendraujam, visi palaikom ryšį. Perkam, ką vardinau. Tas baldai nupirkti jau yra į stoties 18. Ten irgi tokie specialūs, jie yra mobilus, juos gali išmontuoti, jie yra mediniai specialūs. Išsimontavai, gali išsivežti lengvai į kitą patalpą. Tai tokie kaip sulankstomi. Tokie... Transformuojasi, juos naudoja Ukrainoje, čia irgi mes nupirkom iš tokios įmonės pagal rekomendacijas, ten 16 ar 17 tūkstančių kainavo. Tai, nu, kažką tai darom, tokių yra. Vat. Bet aš noriu grįžti prie to, taip, jūs daug darot, pasakėt, aš noriu vėl grįžti prie tų namų administratorių. Aš galvoju, kad tie žmonės tikrai susitvarkytų ir darytų, nu, ta prasme, nereikėtų nieko, bet jeigu tai būtų ištransliuota, va kaip sakot, nu, padariau, žinai, užkliavau. Aš tikrai net neabejoju, kad, tarkim, laiptinę mūsų, aš apie savo kalbų, bet ir apie, matot kaip, iš tikrųjų, tie žmonės gal o daleiskim, ten ir namo fondai, jeigu mokam visokius, tai galima suprasti. Draudžiat šitas patalpas Žiūrėkit, bet ne apie tai mes kalbėkim, kad iniciatoriai ir turėtų būti administratoriai namų. Suprantat, ateiti ir pasakyti, aš padariau susirinkimą, ar man ten, žinai, 3 susirinko, ar pritarė. Mes dabar žiūrėkim, nu, taip pilietiškiau, va, jūs darot, sakykim, tai, kas yra globalu, nu, visiems, jeigu atsitiks kažkas, kiekvienas, kaip sakom, turi būti atsakingas. Bet užklijuoti šitą, žinot, ir administratorius pasakė, kad namai sutiko, žmonės pyksta, nežino. Aš nepykstu, aš jums sakau. Žmonėms geriau, kad nebūtų to ženklo, ar kame čia? Ne, žmonėms. 3 būtų ant kiekvienos. Žiūrėkit. Aš truputį iš žiūrėkit. Lietuvoje paskelbta, kad jūsų rūsiai gali būti naudojami kaip priedanga, tai nereikia jokio lipduko. Jo. Aš asmeniškai Tai vyko, aš nematau. Taip, nes sako, taip, žmonės yra neinformuoti. Aš asmeniškai, jeigu sąžininga, aš irgi, man tas lipdukas, nu, nepatinka. Jis yra pirktas valstybės deleguotų tų lėšų, tai funkcijai, jis pirktas, jie buvo tokie, nu, kaip ir nurodymai, pareigojimai. Mes patys važiavom, skyriaus darbuotojai klijavom. Mes turėjom iš administratorių pasiūlymą už pinigus, kad jie suklijuotų. Bet mes pasižiūrėjom. Už pinigus, tai aišku. Jo, mes prašėme, jie pareikalavo, nežinau, neatsimenu, kiek. Mes žinom, kiek išadministruoja. Mes pagalvojom, mes savo darbo metu važinėjom po miestą ir išklijavom. Tai mes šitie kaltininkai. Esmė ne apie nekaltų, žiūrėkit, esmė pati mintis žmonės. Tarkim, pareini iš darbo ir tau, žinai, uždėta. Ir sako, jie ir sako, tai žiūrėkit, čia tiesiog paklausimas, nes jie klausia, žinokit, ir mūsų. Nu, pavyzdžiui, manęs, va, ten taryboje, žinai, sėdi, jūs ten pinigus nuplaunat, čia taip ir sako. Ne jokių, va, suprantat, ir pradedi sakyti, kad čia yra ženkliukas, bet čia, nu, o kas man, o dabar sužinom, kad buvo susirinkimai, tu už nugarai aš nedalyvavau, bet nebuvo. Nu, ir tai va, administratoriai turėtų dirbti savo darbą, nes jie atsakingi informuoti žmonės, o jau jūs, nu, ta prasme, vykdot valstybės politiką. O ten nu, sakau, aš gal plečiuosi, bet labai pikta ir man pačiai, pavyzdžiui, ne dėl to ženkliuko. Nu, tas ženkliukas, tai dieve, nu, atsirado mūsų mokyklos, mes žinom, mes tvarkome, žinom, kad reikia įrengti, ten važiuoja atsakingi asmenys. Žmonės to, nu, tiesiog atsirado, žinau, tai gal ten padarys, klausia, ten tvarkys tą rūsiką.
Turėčiau pasakyti, vis tiek čia tas toks... Pasakykit, nes... Biurokratinis dalykas yra toks, kad vėl sudėjo lipdukus, galimai, kiek žinau, kai bus trečias etapas, regioniniai projektai, jau galės dalyvauti namų administratoriai su daugiabučiais ir pretenduoti į tas projekto lėšas, kad įrengti, pagerinti sąlygas tuose daugiabučiuose. Ir tie, kurie yra pažymėti, jie yra direktoriaus mero potvarkiai įtraukti į sąrašą oficialiai. Jų mūsų rajone yra dabar jau 3, 4, 5, kiek atmintis ten tų priedangų. Nu, kadangi daugiabučius tiek įtraukiam, tai jau 345, jau daug dabar yra. Ir suprantat, kodėl Pagdas suinteresuotas, vidaus reikalų ministerija, nu čia aš dėl etikos sumetimų gal negaliu taip kalbėti, aš nežinau, bet ar čia kažką negražiai. Nu tai ant popieriaus gražiau atrodo, rajono gyventojų telpa į priedangas dabar procentaliai kiek? 78%. Tai suprantat, tai apie ką kalb? Taip, viskas ant dokumento jau yra, kad Lietuvoje po to suvestinė visą, tu gali atsistojęs ministras sakyti. Į priedangas telpa tiek gyventojų, nebe 40%, ar kai buvo 30%, 80% telpa į priedangas. Mes žinom, tai va, dėl ko lipdukas. Daroma, nes dirbam valstybinės įstaigos, kiekvienais metais prašo pildyti, žinot, poreikį, va, kaip jūs sakot. Mes ten pripildom, o vis tiek nieko nėra, bet mes pildom ir žinom. Kolektyvinės apsaugos statiniuose buvo tokios rekomendacijos. Buvo prie konservatorių ministrės. Tokia buvo ten pavardė. Bilotaitė buvo, jeigu Bilotaitė ministras. Tai buvo ministras Bilotaitė. Metrai kvadratiniai kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangai, neatsimenu, buvo vienam gyventojui. Tai vėl mato, kad mažai telpa. Padarė vienam žmogui 2 kvadratinius metrus. Pamažino. Telpa iš karto daugiau. Tai daugiau ant popieriaus telpa. Bet mes čia šaržuojam, bet iš tikrųjų žmonės būtų, jie geranoriškai. Dabar aš suprantu, taip, žmonės lipdukas padarė. Uždėjo tik lipduką. Todėl ir kylo toksai pasipikti. Aš žinau ir taip savo sklepą. Būtent. Ir tas pasipiktinimas žmonių, žinot, koksai natūralus. Aha, nes vat, kaip mes čia analizuojam irgi. O gal čia kažkas paslėpta, o gal čia buvo skirta pinigų. O kur pas mane nieko nėra. Žiūrėkit, aš jums tą ir sakau, va, kad kelia visus tuos neaiškumus. Gerai, kad atėjot ir pasakėt, ir aš, pavyzdžiui, dabar žinau, kad jums pateikė informaciją administratoriai, kurie nežinau, aš galiu duoti garantiją, kad tie, kurie pasipriešino, tai bendrijos, kurių gyventojai susirinko. O šiaip, darant susirinkimą 2 valandą dienos, tai yra užprogramuota nesėkmė, nes žmonės dirba. Jie irgi sako, mes irgi dirbam darbo laiku. Nu, bet čia mes to neišspręsim. Tiesiog labai gerai, kad atėjot ir paaiškinot, nes žmonės pyksta, nes jie galvoja, kad čia va, užklijavo, tai čia dabar, buvo pinigai išplauti, o pas mus nieko nėra. Tai va, jūs pasakėt atsakymą, kad tai yra taip. Mes žinom, kad mes turėjom teisę samdyti ir mokėti administracijos jau lėšas, tai mes patys jau jausdami atsakomybę, viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai važiavom pasikeisti ir sakau, bet va, kur kito šitoj vietoj. Matot, va, kur kilo, va. Jo, bet va šitoj vietoj, va, iš tikrųjų, kad Nerijus dabar pasakė, daug kas akivaizdu, kad administratoriai nepadarė savo darbą. Jeigu jūs dabar, kaip sakot, kad yra galimybė, tiksliau bus galimybė administratoriams ar ne gauti tiems namams, kur yra dabar tie lipdukai, finansavimą, jie potvarkyje yra. Tai įsivaizduojat, jeigu jie būtų su tai kalbėję su žmonėm, pasakė, vat, mes dabar darom priedangą, jūs dalyvausit, jūs įtraukti būsit, jums paruošim priedangą, tai žmonės valio tik tai dėkit ir kuo daugiau tų priedangų. Kas dabar gavosi? Būčiai Rusy kuo trūksta, tas pats tualetas, geriamas vanduo, taigi ten nėra. Taip, galima tą padaryti. Tai va, matot, ir gyventojai tikrai to nežinojo, nes sakau, va, dabar gerai, kad atėjote ir net pagalba ten visi. O tą lipduką ten užlipdyti, kolegės, ką jūs kitoj pusėje ekrano? Retai nereikia priedangos, kai miške gyvena. Ne, tikrai labai gerai, nes iš pirmų lūpų, nesakau, kad piktinas ne todėl, kad užklijuotų, todėl, kad interpretuoja. Kreipties administratorius reikia, kad jie truputėlį... Administratoriai reguliariai vis tiek metų eigoje bent porą kartų, su kiekvienu namu bent kartą, aš kaip suprantu, jie ataskaitinius metuose kartą tikrai yra susirinkimas.
Tai ką, pakartotinai, kad bent išaiškintų žmonės. Aš manau, kad reikia... Kaip savo puslapį informaciją skleidžia. Gerai, tada mes... Administratorius, kad savo tikrai tinklalapį šaltiniais. aiškiai ir kodėl. Žinot, kaip jūs sakėt, Kad ne lipdukas dėl lipduko, yra kiekvienoje laiptinėje, juk gali ir ten pakabinti. Juk tai žmogus, kai yra informuotas, jis jaučiasi saugus. Jis gavo informaciją ir tada nekyla jokių interpretacijų, kad o gal ten, žinai, jie vėl ten toj savivaldybei, ten kažkokias tai negerus dalykus. Taip. Nes juk žiūrėkit, iš karto kokie nors būna komentartai, jau čia prasuko, žinai. lėšų išleisti. Ir vėl dabar žiūrėkit, lipdukai buvo skirti, kad administratoriai pakabintų. Duokit pinigų, mes pakabinsim. Tai dabar valdybės... Mes neįtikinom jų, kad jie turi pakabinti. Turi važiuoti, taupydami, čia yra Turi jie viską. jų interesas, kad jie taip gauna žmonių pinigus, ar ne, gauna. Žino, kad bus renovuojami, tos įrengiamos tos priedangos. Jie ir tai tenai turės, sakykime, naudos ir panašiai. Ir tokia, sakyčiau, jau kaip ir labai negražiai, čia toks jau, kai iš saugumo, žmonių saugumo ar ne visų padaromas verslas, čia jau yra, nežinau, kaip čia pavadinti. Žmonių nepasitenkinimą ir žmonės nepasitenkinimą išreiškia ne administratoriams, o iš tikrųjų taip neturėtų būti. Tai labai gerai, kad išsiaiškinom, nes administratoriai tikrai ima pinigus už viską. Nes kai gaunam lapelius, tai net nežinau, už ką nemokam. Aš nepasirodo. Šiaip su laiku mes iš tikrųjų pakankamai daug paskutinių metų vienas iš prioritetų ir aš pats tikrai dalyvauju, kada čia buvom ir nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, važiuoja parengties pareigūnai į Ratinėm. Mūsų specialistė civiliniai saugai Simona Klemienė, aš pats ir į mokyklas pas vaikus, ir mokyklai buvau, ten pasakojomės, kiekvienam jų stengiamės suprantamą kalbą. Tai prieinam prie tų dalykų ir apie tai mes visur, tas viešinimas, nes kai ateini vis tiek iš tos masės žmonių dauguma gyvena. Ir su laiku vis tiek jaunų žmonėm kažkiek išaiškinam. Tai jeigu dar papildomai, kaip sakant, norėjau paprašyti, žinai, primintumėt, kad ar per susirinkimus visuotinius, ar per lankstinukus kažkokius, kad informacija būtų platinama. Kiek įmanoma per tos būdais. Ir sistemingai iš tikrųjų, ne vieną kartą kažkaip. Rinkimais gali atsidaręs to administratoriaus tinklapį rasti informaciją. Taip. Ačiū labai išsamų paaiškinimą. Dar šauliai dar turi puikiai įsirengę po policiją, ten irgi patalpas. Buvo tikriausiai šaulių. Jie ne tik ten yra ir patalpas, ir mokymai, ir dronų mokyklą pasidarė klasę ir taip toliau. Nebuvo? Norėjau būtinai apsilankyti. Ten yra dronų klasė, ir mokymų klasė, ir tualetai, visa policija. Bet ten tas patalpas tikrai gali, kaip sakė, įsitraukyti savo kažkaip bendradarbiavimą sutartį, akiratį, nes ten tikrai yra, taip, važiuojam, paskui taip, viskas tvarkoja. Tai informaciją gavom, buvom informacinio pobūdžio, išsamų ir labai aišku. Turėsiu ką atsakyti. Ir visi. Ačiū, Marija. Dėkui Jums. Ir 9 klausimas, paskutinis liko, vėlgi liberalų frakcijos kreipimasis yra dėl komandiruotės į Briuselį. Jo. Eilinė, gal tiesiog irgi, kadangi tas parašas čia irgi yra, tai gal tiesiog trumpą komentarą. Tiesiog buvo užklausta administracija, nes buvo išvažiuojama iš administracijos, išvažinėjo žmonės administracijos į Briuselį, tai ir užklausėm, kiek tai kainavo mūsų pinigų, sakykime, biudžeto, nes, kiek žinom, tik tai kaip ir merė gauna iš Europos pinigų ir merė važiuoja į Briuselį ir atstovauja regioną mūsų. Tai toks ir buvo tas noras sužinoti, kiek mes čia už tas ir ką gero ar naudingo mūsų administracijos važiavę asmenys gavo parvežėjai į rajoną. Tai tokie buvo užklausimai.
Bet irgi, vat, gavom taip, kad ne mūsų reikalas. Atsakymą. Aš tik, Ir vėl taip. jo, Linai, aš suprantu, jūsų išklausėme, čia matau. Tokia? Jo, yra medžiaga įkelta, viskas. Atsakymą. Ai, atsakymų gal ne, gal atsakymų nebuvo. Bet jo. Bet klausimas. Aš tik, Lina, mačiau vieną dalyką, nežinau, tikėtina, kad jūs galite čia, nežinau, ar ką iš čia išvelgiat, jūsų frakcija išvelgia, ar korupcijos, ar kitus dalykus, aš nežinau, ką iš išvelgiate, aišku, kodėl klausimas, bet kas man, aš galvoju, kad vis dėlto administracija galėtų paruošti komandiruočių aprašą. Ko gero nėra tokio. Visi aprašai. Yra toksai, ne? Nes čia valstybė, ta prasme, privalomi. Taip, yra Bendras. Kiekviena įstaiga turi savo. Kiekviena įstaiga turi pasirinkti. Bet o tai gerai, valdybė turi mūsų? Yra? Kitaip negali važiuoti. Tarybos aš mačiau, kad yra, o kažkaip man nieko neišmetė dėl... Aš bendrai kažkokiam dokumentai yra. Reikia pasižiūrėti. Tarybos yra atskirai, o tų darbuotojų. Darbuotojų kur yra? Ar čia bendras? Nėra, bendram. O ta atskiro, ne, bet aš randu, pavyzdžiui, kodėl... Tom vyriausybės nutarė. Jo, ten aš kiek skaičiau įsakymą, ten... O tai jau, tai kodėl kitos įstaigos ir įmonės pasidaro savo, kitų savivaldybių radau. Atskirai, grinai užvadinti, o tokios savivaldybės. O, pavyzdžiui, Mažeikių ir neradau. O šį klausimą, ar privaloma, aš nepasidomėjau, nežinau, ar privaloma, ar turi, ar užtenka kažkokio bendro. Kaip vietinis dokumentas yra mažesnės galios negu vyriausybės nutarimas. Jeigu laikysi vyriausybės, nepažeidi vyriausybės nutarimo ir vadovaujasi ten tais punktais, kurie aprašo, tai gali, bet nežinau. Yra nutarimas dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinės įstaigose taisyklių patvirtinimo. Čia vyriausybė. Čia nacionalinis nutarimas. Vyriausybė patvirtinta. Ir žiūrėjau, sakau, kad yra netgi įstaigos, įmonės, netgi švietimo įstaigos turi savo pasitvirtinusios, o savivaldybėje neradau, bent jau Mažeikių. Nežinau, gal neradau, gal tiesiog neradau. Jo. Taip, dėl apmokėjimo čia yra tvarkos. Bet, pavyzdžiui, kad ten yra tarybos, pažiūrėjau, kur yra patvirtintas, yra prieš kiek laiko turi prašymą pateikti, turi parašyti, kas kvietimą atsinešti, kokiu tikslu važiuoji, kaip ataskaita, čia yra. O vidaus, kažin ar yra. Čia ir kyla klausimas, vidaus ar yra. Aš tik dėl to tik prikibau, kaip sakant, o visa kita. Atsakyti, bet jeigu vadovaujasi, išleistais nacionaliniais dokumentais ir jų nepažeidė, tai, ta prasme, taip, vyriausybės. Ar privaloma, negaliu atsakyti. Aš mero irgi ten vyriausybės. Kaip ir merės, viskas kaip ir aišku. Čia daugiau eina kalba apie vicemero ar tenai patarėjų išvaizdą. Meras. Tarkim, aš kaip pavyzdį sakau. Taip. Tarkim, aš savo komandiruotai rašau prašymą ministerijai, kadangi mano darbdavys yra ministerija. Bet savo darbuotojams aš pati rašau, bet vadovaujantis vyriausybės ten, sakykime, nutarimais ir taip toliau. Tai čia, kas čia važiavo, tai vis tiek meras yra darbdavys tiesioginis ir merė rašė potvarkį komandiruotis. Tai čia nežinau, ką mes čia norim išvelgti, nežinau. Aš tik norėjau pasitikslinti, sakau, man pačiam tik dėl to. Tai čia kas čia buvo išvelgta? Daugiau esminiai dalykai dėl pačio, kiek tos komandiruotės, kurios vis tiek jos yra nepigios, ir norėjom sužinoti, kiek išleista pinigų į Briuselį komandiruotėm. Ar tai yra, aš kiek tai mačiau, pagal biudžetą mes nematom tos eilutės, sakykim, kurioje vietoje yra tie komandiruotpinigiai apskaičiuojami. Ten yra bendroji visumoje, ten administracinių išlaidų. Bendroji, dabar biudžetas yra, labai tai ir po to dėlioji. Nematysi. Todėl ir norėtųsi suprasti, kokios tos sumos išleidžiamos mūsų administracijos darbuotojų išvažiavimui į Briuselį. Ir ar tos sumos, sakykime, kažkokius tai lūkesčius atneša, pateisina, kad jie buvo Briuselėje kažkur, tai galbūt... Ar tik jie ekskursiją nuvažiavo? Aš nedrįšiau taip sakyti, kad tik tai ekskursijai matėte, kad jie naudingi buvo. Aš nesidomėjau čia.
Tai va, čia ir klausia jie, aš kiek paskaičiau. Dabar jeigu pagal hierarchiją šitą ataskaitą, jie turbūt teikia savo tiesioginiam viršininkui. Nes mums nėra pavaldus nei vicemerai, nei patarėjai, ar ne? Taryba, mes ten, sakykime, kaip ir neturėtumėm, nes tiesioginis darbdavys, ar nėra meras. Mes galim gal paklausti, bet aš nežinau, aš tiesiog darau prielaidą. Ataskaitą aš nemačiau, nes man tai neaktualu. Nes neišsiunčiau, aš savo darbuotojų ataskaitas matau. Kokiu tikslu, nes formuojant komandiruotę ir tikslą suformuoja tavo tiesioginis vadovas. Nes komandiruotė tai yra darbinė, taip? Tai jie ir klausia, koks tikslas, tarkim, buvo vienas ar kitas, žinai. Taip, ar tos išlaidos pateisina komandiruočių. Mes dabar diskutuojam, kadangi... Tai nežinau, bet aišku, čia kontrolės komitetui, vėlgi, aš labai bijočiau, kad čia patenka į mūsų, čia ko gero galėtų keliauti, nebent Živilė, atsiprašau, bent vieną tau turim perduoti punktą, kažkokį tai vieną lapą. Šitas tai jo. Živilė, tu nori pyk, nepyk, bet šitą tikrai norėtum deleguoti tau. Nes čia jeigu kažkas ir buvo dėl tų kelionių ar kažko įsiaiškinti, čia tikrai nemūtų. Taip, gerai sako, politinio pasitikėjimo pareigos, čia tikrai yra jūsų kompetencija. Tai tu priimk nors vieną šitą. Ar nuo manęs čia priklauso, ar aš priimsiu, ar nepriimsiu, Pauliau? Mes balsuosim tuo. Visų mūsų, taip. Tai mes deleguojam iš tikrųjų tikrai. Tegul būna galbūt šitas klausimas perleistas antikorupciniam komisijai, panagrinės ir matys, ar čia yra tikslinga ar ne, nes mes išklausėm, Linas kalba, aš tai vien dėl Lino, kad skaičiau aprašo to, bet jeigu, kaip sakot, nėra būtina, tai aš atsitraukiu, tikrai galbūt aprašo ir nereikia, užtenka tiesiog potvarkio merės, kada jį parašo ir deleguoja, tarkim, komandiruotė siunčia tam tikrus asmenis, kurie tikėtinai reikalingi yra. Tai siūlyčiau prabalsuoti, kad tikrai atiduodam į antikorupcijos komitetą. Kas pritarėt, siūlo pakelti rankytę. Pirmininkė, galiu vieną repliką dar? Taip. Bet tai čia nemaišykim, tai čia yra ne administracijos darbuotojai, o čia yra mero komandos politinio asmeninio pasitikėjimo darbuotojai, jeigu šnekam apie vicemerus ir patarėjus. Ir jie nėra net pavaldus administracijai ar administracijos direktoriui. Tai jo, aš galiu jau balsuoti, kad perleisti antikorupcijai. Jeigu tai nebuvo važiuota, tarkim, šeimos narių ar kažkokių pašalinių asmenų, kur jūs čia išvelgiat korupciją? Tai jūs ir įsiaiškinkit. Jo, tai Živilė ir įsiaiškinsit. Tikrai aš nesiruošiu nei čia komentuoti, nei kažką įsiaiškinti. Padiskutavome. Taip, apie dokumentą. Tai aš už. 3, 4. Viskas, Živilė. Ir Živilė. Gerai, tai vienbalsiai. Tai tada šitą perleidžiam ir atsakymas liberalų frakcijai bus toksai. Ir tada, atsiprašau, dar ne pabaiga, nors 9. Tai norėčiau bendrų mūsų nutarimų, svarstymų. Ar mes teikiam užklausimą dėl to, kad 20 pastraipos 9 punktas, kur sako, kontrolės komitetas iš asmenų, čia taip, vietos valdose, nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus, pareiškimus apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar savivaldybės tarybai, arba persiunčia juos, ką tai padarėm tai, juos nagrinėti kompetitingos institucijoms ir įstaigoms. Tai mums reikia išsiaiškinti, ar tarybos narys yra asmuo, kuris čia numatytas, ir ar gali teikti užklausimus. Ir mes kaip asmenį, jeigu taip, tuomet mes turime priimti jo, jeigu toks išaiškinimas būtų, bet jeigu čia yra iš tikrųjų turima mintyje įstatymo leidėjo, kad kiti netarybos nariai, tada mes turėtume labai paprastai gavę iš tarybos nario tokį prašymą, turim sakyti, jūs nepatenkate į šitą ir atsiprašom, mes jūsų klausimų net nagrinėjom, kadangi mūsų kompetencija čia jau yra apribota.
savo nuomonę, to, nu, dabar aš Žinokite, aš kalbėjau su vyriausybės atstovu, jis negalėjo paaiškinti, sako, man pačiam būtų įdomus išaiškinimas ateičiai, nes aš dabar, sako, irgi negaliu. klauskim, nes mes turime turėti informaciją ir neinterpretuoti. Jūs galima, tai. Aišku, kad taip. Aš irgi turiu tokią, bet užsiklauskim, kad mes turėtumėm teisinį išaiškinimą, kad mes patys čia neinterpretuotumėm ir neplaukėtumėm, taip kaip sako, manas. Taip. Mes dabar tiesiog interpretuojam labai, o čia kai bus išaiškinimas iš vidaus reikalų ministerijos, tai va ten turėtumėm nusiųsti paklausimą dėl šito 9 punkto. Ar patenka tarybos nariai, nes ten kaip ir įvardinta buvo, kad tarybos narys kaip ir kitais būdais gali ieškoti ir turi pakankamai teisių, bet va, tegul atsako ir mums bus patiems aišku, tada ir nebebus interpretacijų. Jeigu sutinkam, prabalsuojam, visi už, va, galveliam linksi, ačiū, priimta ir tada ačiū.